žiūrovai už ekrano, norėčiau pasakyti, melskitės ir žiūrėkit ir klausykitės Marijos radijo, kurios dažnis yra 102 ir 1 MHz. Ačiū Jums. Šviesk už mus šventoji Marija. Aš galėčiau būti kaip tas improvizacijos klubas. Ai, kas yra? Tu garsas eina per YouTube. Spotify paleis. Čia matosi kažkas? Paremkit. Užpakalis gerai matos? Ne, matosi tavo užrašas. Paremkit. Trys, pradedam. Ką Vilnius? Ką Vilnius, gerai. Tai mes Vilniuje turime kaunietį, kuris žvengia ir daug šneka. Tai yra Karolis Krukauskas. Tai Sveiki, visi publika. plojimai jam. Sveiki publika. Ir taip, jisai yra laimėjęs 2 kartus junior grupiai Lietuvos downhillo čempionatą. Ir elito grupiai Lietuvos downhillo čempionatą 2 kartus laimėjęs. Tai čempionatą. Čempionas. Čempionas. 2 kartus čempionas. Lietuvos. Iš viso 4 kartus čempionas. Yra dalyvavęs ir užsienį. Kaip užsienį sekėsi? Kuriam? Geriausiam. Kokiam? Ką žinau, geriausia vieta, nu. Tai mano geriausia vieta XS yra. Aha. Juniorų klasė U17 buvau 5 vieną kartą. Aha. Nežinau kaip. Sesas tai čia ką? XS. European Downhill Cupas. A, Vykstantis, tai jis po visą Europą. Šiemet 7 etapai. Tai geriausias mano vieta buvo, tai buvo antros varžybos European Cup'e, antros mano varžybos kalnuose ir buvau 5, nežinau kaip, aš nusileidau, sako 5, aš toksai good, aš tiesiog bandžiau išgyventi ir nusileis nuo kalno, nes trasa buvo visa pliurzį tiesiog paskendus ir ten buvo labai baisios varžybos. O šiaip tai... Čia gal Leoganga, kai... Ne, čia vyko tokiam bike parke, Kranskoj goroj, ten buvo Slovenijai, bet jau to bike parko nebėra, jau jį uždarė. Tai čia jau tiek metų praėjo, tai čia buvo 2019, man rodos, jo, čia buvo 2019 metais, tai čia mano buvo pirmi metai, kai aš dalyvavau realiai kalnuose normaliai, važiavau. tai tu pirmais metais dalyvaudamas užėmėjai 5 vietą. Sakau, man ten realiai fuksas buvo visiškas. O tai kaip tu pradėjai, tipo, visą savo dviračiai susidomėjai ir panašiai? Šiaip tai buvo, aš šiaip žiauriai, juokingas bairis tame, kad aš visą vaikystę bijojau dviračių. Aš žiauriai bijojau dviračių, aš su dviračiais negalėjau važinėti, aš bijojau žiauriai, man nepatiko sportuot. Ir realiai aš žiauriai žaisdavau daug su kompu. Ir buvo mas mane sorė toks, draugas, kuris, tipo, vis kieme ką nors veikdavo ir realiai, tipo, kažkaip turėjom, žinai, kai kaime gyveni, tai ten dviračiai, tai visus tragiškai tiesiog ten daug vaikų, visi ten tėvų dviračius pasiėmė, nieks savo veik nieko neturim, viskas iš tėvų paimta. Tai buvo mūsų daugam ir buvo taip, kad realiai mano draugas visi sitemdavo į mišką važinėti, bet buvo tame jokingiausiai, kad jisai pradėjo pats važinėti su dviračiais, nes buvo dar vienas draugas, kuris sako, varam, davai su dviračiais į mišką kažką paveikti. Ir buvo kupstelis, jie pašakinėjo ir sako, eik, tu čia baisiai kietai, tipo, reikia kažkaip čia pažiūrėti, kas čia yra toks sportas ir paskui, tipo, prasidėjo paieška, radom, kad yra downhillas toksai. Ir viskas. O tai kiek tu čia metų buvo? Man buvo arba 13 arba 12, neatsimenu. Galbūt. Taip paėmus, kad pradėjau savo normalią karjerą, tai čiūti 14. Nes ten 13-12 ten būdavo, žinai, į mėnesį 1-2 kartus išvažiuoji. Toks, ir kur tai atydavo, davai varom į lauką pavažinėti, davai, tipo, varom į lauką pavažinėti. Bet tipo, iki tol absoliučiai visiškai dviračių ne, visiškai labai dviračių. Šiaip dviratis buvo transporto kaime priemonė iki draugelio, nes aš turėjau tokius dviračius, jisai kur, žinai, kur užlipdavo ant dviračio ir kur remdavosi rėmas tiesiog, tipo, ant tiek esi mažas, kur nuo kalniuko turi pasispirt, kad nuvažiuot kur nors, tipo, nuvažiuoji ir sustoji ir, tipo, viskas atvažiavom. Jis nelėti, tipo, Jis nelėti. Kur ant sėdynės net negali atsisėst, nes nei per aukštai, tai tau tiesiog daužo į nugarą tiesiog. Stovėdamas mini. Ne, tai nėra kitaip, kaip vien. Šiaip tai viskas prasidėjo 14, aš vis buvau 14 metų biškai gyvenu Ispanijai, tai tipo paragau kalniukų tokių rimtesnių, tas kalda buvo, tai turėjau tokį specialized dviratį, kur ten, nežinau, kaip ir, toks buvo hartylas, kaip ir agresyvesnis, bet kaip ir ne,
Tai aš tą dviratį pardaviau tik prieš 2 metus, aš jį buvau netgi į dirtuką pasidaręs, bet jis buvo su kiorais, tai ten man viskas pradėjo birėti, tiesiog, nu, ten, aš tiesiog, kiek išvažiuodavau, jis birėdavo iš karto manim, nu, tipo, buvo, tiesiog, jisai buvo jau savo buvo atgyvenęs, jau savo, sakyčiau, tas dviratis, tai tose kalnuose važinėdavau, gyvendavau tokiam mažytėm miestelį tam Ispanijos, ir visiausiai, mano dviratis buvo ant tiek surinktas baisiai, kad jisai kaimindavo, tai tam, kai jie visi dar važinodavo, po mėnesio, kas važiuos dviračiu, nes mūsų ne vienintelis dviratis taip darė. Tai realiai ten toks labiausiai turbūt atsirado ta meilė tam nuhilui, tai kaip jau daug važinėjau, bet buvo Ispanijoje baisiausiai, tai kad plus 40 ir tu su to full face, su šalmu lipi į kalną, kur labai buvo blogai. Bet tai, pavyzdžiui, Šaikos buvo ten Ispanijoje vienas? Vienas, realiai. Okay. Tėtį pasimdavo, važiuojam į kalnus, ar brolį, kuriam buvo... Broliai 6 metai, jaunesnė, 8 metai, 7 mano broliai buvo, tai po jį pasimdavo mažiuką, o varom į kalnus važinėti. Tai nuvažiuodavai 2 ranus padarai ir varai namo, nes viskas nebeįmanoma daugiau. O tai keltuvai tam būdavo? Kokie keltuvai, stūptis ir viskas. Ir dar buvo baisiausias bairis, kad krisdavo grandinė visą laiką. Šiaip dar iki šiol turiu problemų su grandinė, man grandinė yra didžiausia mano bėda dviračių tiesiog. Grandinė ir ratai. Ne, ratai čia šiais metais tik prasidėjo, bet šiaip tai grandinė. Tai gerai, tai paskui tada grįžai iš Ispanijos. Ir vyko Ramūno organizuojamos varžybos. Buvo 1 metai, kai Ignalinui iš vis vyko varžybos, čia buvo 2018 metai. 2018 Ignalinai pačios pirmos varžybos buvo. Tai buvo pačios pirmos varžybos, jose nedalyvau. Dar buvau Ispanijoje aš tuo metu, bet grįžau ir Liepos mėnesį, kiek atsimenu, buvo Oranžiniam kalne varžybos, bet... Jo, mano Oranžkalnė. Jūs ten neįsivaizduojat, kur turbūt tai yra. Tai yra Kleboniškė, tai yra... kur Ikcešnikai dabar treniruojasi, va ten vyko Ale Downhillo varžybos ir realiai mes tipo atvažiavom su draugais iš tos kaimo, tai buvom mes 3, nu iš to pačio kaimo, nes mes visi kažkaip važinėjom. Nes aš kai grįžau Ispanijos, jie irgi buvo labai stipriai užsiminę, vienas jau turėjo jau Fullą, Properdą hatchbike'ą, Sun gamintojo, tada buvo vienas ten Scott Walter turėjo tokį papigei nusipirkę su Centaur XTR užstrigusiu žodžiu, nu standartiškai. Ir aš kažkaip ir grįžau ir pradėjom vėl važinėti daugiau. Aišku, mūsų važinėjimas, aš turiu video, žiūrėjau ir daug senų pirmos, tai mes, įsivaizduojat 14 metų, kas... Bet tai būtų gerai, jeigu rastum ir atsiprašau. Aš turiu, aš tokių... Įdėsim. Nu, bet ten... Karolis šiandien laimėjo 1 vietą. Štai ten gražiai padėtas Karolio šalmas. Karolio 3 geri. Yra taip cringe, nes ten kai maži vaikai bėgiojam su kamera, rėkaujam, cypaujam ir nesąmonės darom su dviračiais. Geriausiai, kad bus kaip tik... mama liepdavo šalmą pasiimti, čia būdavo geriausia dalis. Mama liepdavo pasiimti šalmą, pasiėmė šalmą, nuvarai iki trasos, šalmą įmetė tarp šuolio, duobėjai. Ir važinėjai be šalmo. Arba šalmą naudodavo iki kameros, išdėdavo į kamerą, padėdavo į šalmą, kad nukreipdavo į šalmą, kad matytųsi geriau. Kas tau čia prieš tos šalmus? Nežinau, kas buvo, bet buvo toks atvažiavęs, tipo. Be šalmų važinėjom, visi be šalmų. Tipo, saugumas, bet, šalmas buvo. Tai dabar Nekietai biškį šalmą. apsaugų važinėjai. Kas? Galbūt. Aš tik balkūną, aš visą gyvybos. Šitas ir šalmas pas mane full on. Aš belia kur galiu važiuoti dviračius. Aš žemyniau su cross countrininkais, tipo pamint su jais, užsidedu, man automatiškai dedasi, iš karto duosios. Man tiesiog kažkaip net nebesaugu važinėt. Tada tai buvo, kad aš šalmas čia. Kam čia reikia? Tai buvo, Nu tai gerai, tai su Ramu tada, tas pirmas varžybos, tai kaip tu su Ramu, pažinai? Su Ramūnu iš tikrųjų aš taip tiesiog nesusipažinau. Aš atvažiavau Oranžinio varžybos, tai buvo pirmos mano varžybos, buvo hardtailų klasė ir buvo 11 netgi hardtailų maros iš viso. Ir taip atsitiko, važiavo Česna dar, sportavo, dabar ir filmuoja, bet tada važiavo. Tai važiavom ir mes buvom visi juniorai, net tokie mes buvom jauni dar visi. Ir tipo, mūsų buvo 3, aš suvažiavau tarp visų ten klasė ir buvau gal 4 ar ten... 4 maras buvau bendrai tarp visų hardtailų, tarp saugus, tarp visų buvau 4, 3 tarp hardtailų. Ir taip eina Ramūnas, sako, ne, jie yra 3, tai mes juniorų klasę galim hardtailų padaryti, tai mūsų permetė į kitą klasę, tai buvo tipo mūsų juniorų hardtailų klasė, mes tik 3 dalyvavom. Jo. Tai, bet, tipo, jau tada, sako, daug kas, tipo, mane pastebėjo, sako, pamatėm, kad, tipo, random kažkokie pičiukai, nes iki tol, sakė, irgi buvo toks įdomus dalykas.
Dongilė. Sakė, atvarydavo naujas, tai visi juokdavosi, kai tipo nieko nebus. Mhm. Sakė, mes buvom pirmieji, kur pakeitėm visų mąstymų, nes tipo, ai čia kaimiečiai atvažiavo, šūdą nieko neparodys. Ir mes, kai suvažiavom, mano draugelis buvo gal ketvirtas, irgi ten tarp visų tipo, ir kur tipo visi, nu tipo, jie pirmą kartą atvažiavo, ką čia, tai va pasikeitė. Tai nuo šiol visi taip biškiau. Matom, kad naujas, bet taip nėra, kad jau juoktumės, kad ai, Nu, taip, nieko taip, nebus. taip, taip. Yeah. Taip pat dabar jau taip biškiau prisižiūrim. Ir tais pačiais metais Ignalkiai vyko varžybos. Yeah. Antrasis. Buvo Rogardinas, tas prisimenu, tas legendinis. Tai per tą Rogardiną, kaip atvažiavau varžybos, blema, net nenoriu sumot, gal buvo 25 tik dalyviai Ignalinai. Žiauriai buvo mažai dalyvių. Dėl to ir nebevyksta Lietuvos. Ten turė, čia yra didžiulė Lietuvos problema, mes nevažiuojam varžybos, nei vienas lietuvis beje nevažiuojam. Nu, matom patys, Taip. kaip į Baltijos šalių atvarom taurę, kas ten darosi. Atvažiuoja estų daugiau nei lietuvių, o jie atsibeldžia kiek kilometrų. Tai atvažiavom, ten tų dalyvių nėra. Atvažiavo vienas Harteilas ir mes juniorų klasė dviesi irgi su Harteilais ir tipo apjungė klasę, nes tipo Harteilų nebuvo. Yeah. Tai mes važiavom 3 Harteilų klasiai. Ir tai mano irgi draugas važiavo, tai iš viso buvo trasa viena, kur tokie per kalniukus šokinėdavom. Tai aš nemokėjau statyti, tiesiog tai aš taip šaudavau, belė kur lendindavau, tipo, tiesiog taip overjumpinau visus šuolius, kad tiesiog galvodavau, nu kam čia stabdyti, kas čia stabdysiu ant šuolių. Tai aš turiu nufilmavęs irgi tą reisraną, aš visus džempus overjumpinau. Aš nei vieną džempo nešokau į landingą, visi buvo blogai per Kas iš to Harteilo lik turėjo? ten baisiai daužiau. Nu ką aš svėriau 35 kilogramus. Kas gali būti kitaip, jeigu tu sviri tiek mažai. Tai o mano draugas, tas kur irgi kartu važiavam, tai jau vieną draugelį praradom, vieną draugelį, bet kitas buvo atsiradęs. Bet irgi ten buvo jau pirmas ir paskutinės varžybas į Leidom Hilą. Tai mano tas draugelis tai irgi buvo paskutinės. Manas buvo prieš paskutinis jo gyvenimo reisas dėl to, kad Ignalinai nukrito ir tipo buduriečių susilaužė. Jo, tai ant to dabar, kur per asfaltą, žinot, kur mes kertam. Atvažiavam pirmoji trasoje, tai va sukam per kalniuką ir asfaltas, tai visą tai va suriešas. Nu neskaniai. Tai, žodžiu, tai va Ignalkiai buvau antras, nes tas, kur dropas yra iš miško, pusė hebros nešokdavo jo. Mano draugelis šoko ir aš toks, eik, tu tipo, aš nešoksiu. Ir kadangi pas mane grandinė krenta, aš atvažiavau. Ai, aš dar simpleksą sulaužiau per treniruotės, tai važiavau su single speedu. Ir žodžiu, minulink to jau stalo, peršoko. Ir man to buvo single speedas ir buvo kamštelis, buteliuko kaip įtempėjas padarytas, susitaiškėm. Buteliukas. Nu, tipo, nupjovėm viršų, tiesiog įtempėjas. Ir aš minu, ir man persimetė aukštesnį bėgį, ir kadangi grandinė ir taip įtempta, jinai užstrigo. Ir aš čia varau tą jumpą su tokiais pedalais. Ir aš taip šokau ir taip... Ir taip lipo. Ir nušokau nuo dviračio, bėgti pradėjau, bėgau, vėl šokau. Ir taip nuvariau iki finišo. Ir maras aš pralaimėjau gal per pusę tik sekundės. Nu ten... Nu bet toks buvo, kur buvo. Kažkaip magiškai ten išgyvenau ir vien visas irgi važiavo. Tai irgi sako, nenorėjau važiuoti per Rogardiną, bet sako, pamačiau, kai tu važiuoji su to dviračiu, kai sako, tuos simpleksas visus sugrenka akmenį, sako, ir aš nusprendžiau pravažiuoti. Tai va čia buvo pirmieji metai, tada Ignalinai prisimenu, nusipirkau Fulą, Banshee Mythicą. Kokį? Banshee Mythic, baltas toks buvo. Jisai buvo toks freeridinis baikas, su RockShox lyricsai priekį buvo, kompresija reguliavas, reboundas čia man buvo big deal. Niekada nebuvo gerai oras sureguliuotas, ta prasme, aš niekada nebuvau normaliai oro pripūtęs, ta prasme, ten kaldavau ir botonas visai daužydavo mortiką, nes, nu, aš tiesiog, nu, kas būna, kai gauni gerą mortiką? Čia veikia, sen, čia turi judėti, čia taip turi judėti tas mortikas. Servisą darom? Nereikia, čia tiesiog jis turi judėti, čia viskas veikimas. Jis veikia, neveikia, koks skirtas, svarbu, jisai ten minkštai važiuoja ir kaip žinai, Mercedės klasės, kad važiuoja savo šramis, dabar nejauti nei vieną bumsą. Tai nusipirkau tą Mythicą ir baisiausiai buvo, kad tipo, kaip buvo mortikas, ten buvo stererio vamzdis nulūžęs ir taip sukinėdavosi, tai reikėdavo žiauriai užveržti. Ir kažkaip irgi važinėjau, irgi būdavo vairas, kad kali kompresija, vairas nusisuka ir vairas taip lėgo, ratas taip nusisuka tiesiog. Tada eini per priekį. Jo. Tai turi irgi video su Roku varom į kompresiją prie savo ratus. Tiesiog. Tada, kai vairas nedaverštas, bet ten tiesiog vamzdis nusisukdo, tai pardaviau Latviją. Tai suveržiau vairą, kiek galėjau ir pardaviau.
Roką paminėjai, tai su Roku irgi, tai gal nuo pat pradžių ar... Ne, su Ignalinos Roku važiavo? 2019 tik tais. Bet iš tikrųjų susimaišęs aš šitose metuose. Aš dabar neatsimenu iš tikrųjų, nes pavyzdžiui, buvo toks Gerardas Kazokas, jisai buvo realiai, kaip aš pradėjau raidinti, jisai buvo tipo the best, tada man rodos tuo metu Lietuvoje, jisai buvo geriausias raideris, jis žiauriai mane daug viskų išmokino. Visi turbūt prisimena seni Dahasheriai, pas jį dviratis geriausiai veikdavo. Pas jį buvo netgi boso priekyje mortikai, jūs nežinot, kas čia yra tokie. Nu, čia irgi yra žiauriai brangus dalykas. Galia, man rodos, tas Crane Creekas buvo mortikai. Oho, King Creekas, tai čia. Nu, tai buvo žiauriai buvo geras, pas jį buvo Morivūdas dviratis, 26 ratų, bet tas Morivūdas yra žiauriai irgi specifinis dviratis, nes ten iš Švedijai beleikia vis tiek pardavęs įdom šeškiam, nes jisai ten special made, ten pas jį buvo dizainas, kad jis raudonas, bet prieina ir ten tigras iš aukso nupieštas yra, nu toks žiauriai kietas dviratis. Ledovas. Nu, žiauriai kietas dviratis, nu ir jis buvo žiauriai padantas, tai jis ten, aš prisimenu, aš ten praraidau, numetu dviratį, o jis ten valo jį, ten visai, pas jį atvažiuodavo, tai visai šauras dviratis, pas jį vienintelį. Aš iki šiol dar neplaunu dviračio. Nu, mes matėm, mes buvom čia. Aš neplaunu dviračio. Parduotuvėj tai matėm, kaip tu ten fainai nusiplovęs. Pridžiūna ir Jo, su jo. pirštinė, o paskui vėl važiuoju. Pridžiūna, žinai, su koja Jo, nusiplovė tas tai didžiausias. Tai užakinė mortikus, kali į žemę, nubyra viskas. Biškai pasimetęs aš ten tose metuose esu, bet buvo Kazoka, nu Gerardas, mes su juo raidinom. Tada mano tas draugelis, su kuriuo pradėjau, nustojo. Tada Gerardas perėjo tipo ant keturračių ir jis dabar šis Norvegijai gyvena, tipo. Ir visiškai dabar su dviračiais neberaidina. O aš paskui su Roku susipažinau, kai 2019 metais, tipo, Rokas važiavo, nu tai žinom, jis 2018 važiavo Rukis Cupe, jis dalyvavo, tik jis ten tapo čempionu. Ir jisai, tipo, XS norėjo pradėti važiuoti, Dainius jo tėtis ieškojo, tipo, žmogaus pasiimti, kad irgi kartu važiuotų, nes, nu, vienam yra biškai neįdomu važiuoti, nu, pripažinkit. Nu, dabar toks, nėra to tokio competitiono tarp viens tarp kito, nes, tipo, ir pasiėmė mane, kaip į komandą. Ir, tipo, nu, man ten gerą pigiau davė, nu, man, aš dar iki šiol su rėmėjais vargstu, nes, nu, man labai sunku parašyti laišką kam nors. Tai, tipo, man davė gerą viską, aš ten nusipirkau, mano komenkailis, tai buvo naudotas, ten iš Britanijos prasisinčiau, ten už 1500 svarų nusipirkau iš jį. O čia tas geltonas. Geltonas, žalias. legendinis. Aš jį nusipirkau naudotą, buvo su haupais, aš ten žiūrėjau tas dviračius, nusipirkau Emą. Jis man tiko realiai pusę metų tik tais, nes aš iš jo išaugau. Būna. Tai, žodžiu, realiai, va, tie metai prasidėjo ir prisimenu, mūsų pirmas tripas buvo į Sloveniją ir buvo XS, World Cupas, XS. Tai vyko. Tai buvo Mariborė, tada Kransko Gora, žiauriai buvo gerai sudėliotas. Tų metų XS šiaip kalendorius idealiai buvo sudėliotas. Tursi žiauriai buvo gerai, nes labai buvo varžybos, tai fainai sudėliotas. Šių metų tai ten Ispanija, Prancūzija, Kroatija, Šveicarija, vėl Italija, tai buvo toks, kur po visą Europą turi važinėti. Tai tada žiauriai buvo fainai. Tai buvo 2 savaitės tripas į kalnus ir non-stop paraidinam. Eik tu. Tai aš per tas 2 savaitės tiek viską išmokau. Ir realiai va, buvo pirmose varžybose buvau paskutinis, nes grandinė užstrigo. Nu jo, grandinė. Atvariau kompresijas ir taip suku pedalus, suku į bermą, o taip suku į bermą ir kojos sustrigusios. Ir tik į žemę ir taip mane šukt per vieną pusę. Tai prisimenu, žiauriausia tai yra jausmas, kaip taigi kalnas leidžia kas 3 sekundžių. Aš stoviu ir krapštau tą grandinę ir visi lenkia mane ir aš tą grandinę tiesiog purtau. Taip ir neatsikrapščiau, prisimenu, kažkaip susinervau, atsistačiau pedalus ir nuvažiavau. Bet taip kojas traukė, kad... Tai va, buvo tos varžybos, tada Rokas važiavo World Cup'e. Aš negalėjau važiuoti, nes buvau per jaunas dar. Nesu 19 tik tais važiuoja World Cup'e, aš buvau 16 metais buvau. Tai tada, ir žodžiu, tai aš 2017 vyko pirmos varžybos, tada išeina. 2017 Ignalinai pirmos varžybos, 2018 jau vyko daugiau visko. Ir tada Baltijos šalių taurė 2018 taigi transliavo tiesiog per TV. Prieš pat kamerą nusiteškiau. Bet žodžiu, neįdomu. 2018 taip. O tai čia Ignalinai? Jo, transliavo TV3, buvo live transliacija. Taip, 2018 metais aš prieš pat kamerą įsitaškiau ir bėgau kalną su dviračiu. Ir tada mečiau dviratį, nu žodžiu. Eik tu, bet tai kaip būtų įdomu pažiūrėti dabar? Aš mąstau kažkuriais metais reikėtų padaryti. Vėl filmuoti? Jo. Bet kad labai daug kainuoja. Ne, jeigu atubį, manau, išeitų pigiau.
YouTube. Na, nu YouTube. Nes galima bandyti. su šitu Ramu šnekėjom, tai apie tą, kur Estijai filmavo, šiais metais Estijos. Jo, šiais metais Estija filmavo. Filmavo, žiūrėk, kietai buvo. Jo. Sėdėjau namie lovoj tiesiog. Kažkaip kaip oro kelias varo, o Antonas. Jo, labai fainai šiaip matyt live transliaciją, kaip tavo visą šaiką lėkė. Jo, bet tada šitą transliaciją, žinai, tik tavo šaikai, o ne Jo, bet daug pavyzdžiui, nepasiekti. Estai, manau, Estijoje tai ten daug žmonių gal žiūrėjo, mes tik nežinom. Nu, tu negali pasakyti, kiek žiūrėjo. Čia, žinai, dabar tu ne Kašė, kai žaidžia, tai tu nesakai, kad tik tai žiūri varžybas Kašio, nežiūri tik fanai. Žiūri daugiau žmonių, nes, tipo, nu, Kašė, nu, tipo, su draugais, Ne, nu, tai- draugų draugai, nu, tipo, vis tiek susirenka žmonių. Ir manau, taip auditorija renkasi, o kitos niuansas tai yra daug reklamos, aš manau, reikia. Mūsų sporte didžiausia problema, mes nieko nereklamuojam. Vyksta enduro čempionatas, vyksta downhillo čempionatas, kur pareklamuojam Facebook'e. Įmetam, viskas. Jo. Nu, bet tai kur tu nori, supranti, nes, Nu, mūsų sportas... jis Aš nėra- nemačiau, kad iš vis kažkas būtų paid promotions darytų Facebook'e, kad paintų, tipo, Facebook'ui, kad promotintų. Daugiau, net buvo. Nu, nes aš mokėjau. Tik baną prasišoviau. Čia jokinga istorija, gyva mano puslapis, tik dėl ko aš pakeičiau jį. Tau užbanino mano. Kurį? Nu, aš turėjau pavasarį seną peidžą, pajus, kad adrenaliną savyje. Nu, Ir jį užbanino po reklamos. A ne? Užbanino iš karto. tipo. Taip, iš Dėl karto ko? užbanino. O ką žinau? Rašiau suportui mėnesį, daviau kiekvieną dieną. Niekas neatsakė. O tai palauk, dabar šitas paminėjai pajus, kad adrenaliną savyje. Tai čia tavo kažkokia irgi įmonė? Viešoji įstaiga, kur mama Viešai. liepia susikurti. Rimtas vairas. Nori sportuot? Noriu. Nu tai susikūrėm. Nu. Tai taip, nu direktorius. Kodėl pajus, kad adrenaliną savyje? Šiaip tai sėdėjom, sakau, kažką reikia su adrenalinu. Nu, tipo, man žiauriai, mano visai moto, kad, tipo, adrenalinas jis, tipo, arba, nu, tipo, narkotikas mūsų, tai yra adrenalinas. Tipo, aš tik dėl adrenalino važiai, man tai toks, kaip čia, mano tas cukrus vadinamas, kur bejo niekaip. Ir mes sėdėjom, tipo, su draugeliu galvom ir jisai, tipo, manau, čia tas, kur raidino, jisai, tipo, sėdėm, kur reikia dizainą sugalvoti. Ir mes, tipo, sėdėm, jisai, tipo, ir jis toks labai visai subtiliai. Ir jis paėmė, sako, važiuok, adrenalino formulė yra. Tipo, Ai, chemija. čia yra chemijos adrenalino formulė, pas mane ant maikės. Čia yra chemija. Ir žodžiu, ir mes taip sakom, nuskublemą, visai kietai, sakau, tokia įdomesnė mintis, nes mes norime išsiskirti kažkom. Tipo, aš sakiau, darom rutuliuką su grandinė, dar kažko ir viduje, tipo, kalno. Bet sakau, sako, tai čia visi logotipai. Nu, realiai čia nieko neišsiskiria. Nu, jis irgi toks išskirtinis, tai tipo... Nu, mūsų kaip... Ir mes taip dėliom ir jis taip sako, davai, vat, ir jis man atsiunčia, ir sakau, vat, šitas kažkaip, ir tipo, bet sakau, davai dar kažkokių kitų. Ir žinai, kur kitus atsiunčia ir taip, į vieną normaliai nežiūriu, kur tipo, ne. Tai ir tiesiog likom prie šito, ir paskui sakau, reikia pavadinimą sugalvoti. Ir tipo, viešosios šiaip įstaigos pavadinimas kaip nori gali parašyti. Tai galėjau parašyti ratukai, dar kažkas, nu tipo. 2 ratukai galėjau parašyti, o galiu komandą kaip noriu pavadinti. Nu, taigi tiesiog čia viešai įstaigas pavadinimas. Bet sakau, nu tipo, ir kažkaip mes sėdėjom, dėliom, tipo kažkas su adrenalinu reikia, ten adrenalin angliškai, bet sakau, kažkaip angliškai nesinori, irgi neišsiskiria, kažkaip norisi lietuviškai. Nu, tai. Man tas pavadinimas, pasakysiu, man taip biški vaikiškai skamba tas pajus, kad adrenalinas savyje, nu bet tipo, kaip pažiūrėsi. Nu, tipo. normaliai, žinai. Nu, tipo, jo, toks nėra subtiliai labai, bet nėra ir taip labai toks, tipo, basic, nu, manau. Toks. Bet tavo šitas dabar naujas logo, tai žiūrėjau. Nu, man patinka jis, irgi, toks išskirtinis. Bet kam nusinti dizainus daryti visi keikėsi. Sako, kas čia tavo voratinklis? Arba būna toksai, čia su krosavykais, kur, Kas tai krosavykai? nu, tipo, krosinis čia, ne dviratis. Čia visi mano, kad krosinis. Visiems čia krosinis yra, tai va. Jo, ir tas yra Lietuvoje, kad dviratis tai yra arba plento, arba miestis. Nu, tai mes anksčiau važinėdavom su Zach, mus paleisdavo mieste, Kaune, mes gyvenom taigi už miesto. Tai arba mindavom su Dahašais iki miesto, pavažinėti, 20 km mindavai su Dahašu, tai arba mus nuveždavo, palikdavo, raidindavo. Ir tiesiog, man raidinius full gear, su full face, su visko, ir tiesiog žmonės eina šalia ir girdė. Čia bando primest, kad motokrosistai turbūt. Čia labai dažnai šitą girdina, bet dabar po truputį, kaip atsirado daugiau į baikų, daugiau žmonių šiaip raidin, nu, tipo, važinėjo su full face'ais, pažiūrėkite, su riedžiai, su elektriniais paspirtukais, jau tiesiog tiek žmonių važinėjo su full face'ais, kad jau, nu, tiesiog, tipo, nu, kažką veikia. Bet man žiauriai patiko, aš kurią dieną važiavau čia Vilniui dirbti ir matau vieną irgi
Jaunas toks minas su full face galvoja, o. Bet tai visą laiką būna, aš irgi, tipo, pastebiu miestą. Ir kažkokį būna, žmogų, o, ir, tipo, su dviračiu. Duša. eisi iš karto, jo. Suprantu tavo kančią, suprantu. Dabar įsirdai mašiną ir nuvažiuoji, kur reikia. Anksčiau visur mindavai, tai jo. Tai 2019 tai mano buvo geriausia karjera šiaip. Buvo 9 varžybos per visus metus aplankytos. Jo, nes Baltijos šalių suvažiavom pilnai. Ir suvažiavom pilnai Aiksesą. O tai tu finansavimą iš kur gaudavai? Mama, tėtis. Tėtis, šiaip tai tėtis buvo pagrindė. Nu, mano tėtis visą gyvenimą sportavo, tai jisai su automobiliais visą gyvenimą, jisai dabar iki šiol dar sportuoja. Mano brolis kažkiek irgi sportuoja, bet realiai tai, nu, jeigu turbūt ne tėtis, tai nebūtų nieko buvę, bet jisai kaip hardcore sportininkas, jisai jau nežinau, jisai bando 5 metus turbūt mes sportą, bet jam dar neišėjo. Man vaikystėje į fulę kišo mane, į plaukimą kišo mane, nu visur. Iš vis turbūt atrodžiau vaikystėje, kad, nu, nebus esi sportininkas. Kodėl? Nu, aš toks buvau, toks savotiškas, dar iš jau esu toks savotiškas. Aš biškė snobas toks, sakyčiau. Aš toks snobas, žinok. Aš nebaliavau, aš toks geriau toks pakimarinsiu, pasidėsiu. Lolo pažaisi, ne? Jo. Tipo. Nu, aš toks ramesnis žmogus, aš tipo nemarau, nemėgstu su žmonėm daug būti, aš toks piškiai introvertiškas esu iš dalies. Tai va. Tai, bet toks kažkaip tie dviračiai liko realiai. Bet irgi buvo su dviračiai, žinai, kur tipo, nereikia, bet gal reikia, nereikia. Tai realiai 2020 sezonas tai buvo tragiškas, bet čia visiems buvo jis tragiškas. Nes korona. Korona buvo, tai... Bet kaip ten buvo? Nes aš nežinau, mes 20 ką mes darėm. Greičiausiai niekur nevažiavo. Tai gal čia jūs tik pradėjote? O mes Ne, pirmais išvažiavom. Ne, aš 20 tik tais ir pradėjau, tai 21 buvo pirmieji metai. Nu tai va, jūsų tik pirmieji tokie buvo metai. Tai 20 metais 2 ar 1 varžybos tik nebuvom nuvažiavę. Jo, 2 ar 1 varžybos tik buvom nuvažiavę. Ignalinui, pavyzdžiui, vyko ar ne? Vyko? Vyko, man rodos. Jo, vyko Ignalinui. Ir buvom vieną kartą Lenkijai, bet Lenkijai nuvarėm varžybas, buvo irgi Rokas važiavo, Rokas tada laimėjo varžybas, nu bet tas varžybas buvo realiai 50% min tiesiog nuo kalno, aš min nekenčiu. Geras bairis, ne? Aš dviratininkas, kuris nemėgstu minti. Čia gali būti thumbnailas mūsų. Aš dviratininkas, kuris nemėgstu minti. Aš nekenčiu minti. Tu neįsivaizduoji, kaip tu skambi kaip į baiką tiesiog, tipo, turėtum. Jo, tipo, supilvau. Mėgstu greitį. Ne, man minimas labai neįdomus. Man monotonija labai didžiulė. Nu, kai paklausė cross-countryninko, kodėl jūs minat? Nu, sako, aš plento nekenčiu. Sako, ten tas pats per tą patį. Sako, cross-country bent miške važiuoju, bent keičiasi vaizda, horizontas. Tai iš viso plentininkai, iš išprotėčių turbūt dviračių, sako, kovoju prieš vėją. Mini vėją. Bet kai mes mylėm iš Vilniaus į Palangą. Nu, tai buvo pradžiai faina, o po to kančia. Aš neįsivaizduoju, kaip Aurimas gali tiek minti, aš išprotėčiau. Koks Aurimas? Valajevičius. Vakar filme buvau. Ir kaip? Patarčiau nueiti. Buvai? Geras. Apie jos tą kelionę. Taip darė. Kaip 101 dieną taip darė. Žinai, o taip darė. Aha. Patinka, ne? Man tai fainai. Išprotėčiau. Vykstame. Būčiau taip, pirmą dieną išplaukčiau. Ai, na, sukuos. Ne, 100 metrų nuplaukį. Blemba, noriu kolos. Ne, nieko nebus. Aš guminukų tikrai nevalgysiu tiek dienų. Tai, nu šiaip toks inspiring filmas. Tai va. Nu smagu, kad apie tokius irgi įvykius daro. Filmus man paskui padaro, žinai. Jo, dabar, nu, šiaip aš manau, aš labai didžiulę pagarbą kiekvienam šiaip sportininkui visiems laikau, nes aš žinau, pavyzdžiui, kaip sako, tu nenorėtum būti profesionalus atletas. Aš gyvenime nenorėčiau būti toks. Gyvenime. Aš downhillą matau kaip hobį. Šiaip, matau kaip hobį, aš vis dabar nebepasakosiu apie sezoną, nes tie realiai visi mano kiti sezonai nuo 20 metų yra bardakas. Aš tiesiog važiuoju arba nevažiuoju. Žinai, kur sėdi namie, ką čia nuveikti. Varome varžybas. Tipo. Žiūrėk, vyksta Lenkijai vyksta gonkės, reikia pavažiuoti šiemet. Davai varom į gonkės. Kalba Lietuvos čempionas. Sėdžiu namie, neturiu ką veikti, galvoju, ai važiuoju, ką čia. Nu, ta prasme, nu ne tai, kad sėdi namie, bet toksai, kur sėdi ir žinai, kaip
žinai, kaip net rankas taip jau knėdė kažką paveikti ir toks, kur norisi važiuoti kažkur, bet nežinau kur, nes pažiūrėk, aš metą pravažiavau aš nusipirkau dviratį 19, aš tik praeitais metais kitą dviratį gavau realiai, dėl to, kad aš nei vieno sezono normaliai nesuvažiavau. Dėl to, kad nemačiau tolko važiuoti ir kitas buvo dalykas, tas dviratį dėl to ir nepirkau, nes nemačiau tolko jo pirkti, nes tiesiog aš nevažiuoju. Bet po praeitų metų sudalyvau pasaulio čempionę. Nu tai va, 20 taigi dalyvau pasaulio čempionę. Čia va, viena turbūt istorija, kurį galiu papasakoti, tai pasaulio čempionę visiems patarčiau nuvažiuoti, kas dviračiais užsiminė. Visiems. Pasaulio čempionas yra diši, ta prasme. O kai vyko dar Prancūzijai, ten buvo skaičiuota, buvo virš 80 000 žiūrovų buvo skaičiuota, ar kiek ant kalno žmonių. Taigi, prasme, aš dar nebuvau matęs, buvo taip. Einam nuo kalno, ramu, bet ten jau balius vyksta, geria vyną, ten pila družbų, belė kiek ten eina su fūros hornais, tiesiog hebra su kompresoriais ant kuprų, ten rėkia visas kalnas, kriokė. Ir aišku, nepapuoliau aš, nu tai pasidaliau, bet nepapuoliau finalo kvalifikaciją. Nu tai kvalifikacija, nu bet žinai, kvalifikuoti vis tiek yra reikia. Bet manau įmanoma, tiesiog fiziškai reikia daugiau pasiruošti. Tiesiog fiziškai... Bet tu kvalifikuoji prieš pasaulinio lygio. Koks skirtumas? Tas nežinau, aš važiuot moku, bet mano fizinis pasirašymas yra tragiškas. Nu, su daug noro viskas įmanoma, žinai. Jo, bet aš tada pamačiau, aš važiavau su dviračiu, kuris buvo 7 metų senumo dviratis pas mane buvo. Pas jūs buvo naujausias dviračiai, pas mane 7 metų dviratis buvo. Kur tipo hebra važiuoja ir žiūrėjo į mane ir galvojo... Kus čia pravartėlas? Tarsi priėjom prie Loris veržė, rodau dviratį ir jis toks... Tipo, su šitu važiuoji, šičia? Sakau, jo, čia 2,6, nes kodėl 7. Hui, užgazdinęs buvau, tipo, nes hebra kalnuose 2,6 gerbė. Kas važiuoja su 2,6, jie tokį respektą rodo, kad tipo, nu tipo, tu tipo dar daužai su juo, su to 26 baiku, tu dar kankinies su juo. Tai kažkas dar važinės? Ne, visi mulėt arba 29. Tai aš važiavau tose varžybose, taigi man dviratį buvo per mažas. Aš įsibėgėjau, tik šiam įsibėgėjęs buvau, taigi man aš ant to dviračio, taip kaip skudaras mėgdavausi, nes aš buvau per didelis ir aš taip važiavau. Tai buvom prie Ben Katro, jeigu žinot, kas tai yra Penkbaiko komandos vadovas, priėjom prie jo. Aš sako, žiūriu kalną ir sako, Minaras atvažiuoja, sako, mažas dviratis, aukštas ir sako, dar vėliava, kaip pietų Šiaurės Afrikos. Sako, šoka. Pietų Afrikos. Šoka. Šiaurės Afrikos. Sako, ir nesprantu, žalias dviratis, vėliava ne Pietų Afrikos, aš ten buvau. Tai tipo susipainė mane, nes taip atrodžiau pagal mastelį, kad panašus žmogus važiuoja, nes taip tai važiavo ant dviračio. Tai man būdavo, kad aš kaldavau, aš būdavau iš vairo lesdavau kojas, tą būdavo, aš taip netildavau kitą kartą. Nu, be žodžiu, pasaulio čempė, manau, įmanoma patekti kvalifikaciją laisvai, bet reikia sportuoti tiesiog, eiti į salę. Ir reikia dviratį normalų turėti, o nesu per mažu važiuoti. Ir šiaip žiauriai buvo fun, buvo toks experiences, ten hebra atrodė, žinai, kur visus laikė hatoj ant grandinių ir visus paleido ant kalno tiesiog. Ir visi bepročiai bėgėjo ant kalno, nesąmonės darė. Ir ten toks geras balius buvo ant to kalno ir visi žiūrės, kad visi važiuoja raideriai, visi leidžiasi nuo kalno. Taip. Ir ten didėjo koncentracija žmonių, didėja. Ir ten kaip finišė, tai jūs matėte turbūt video, kas ten darėsi. Tai šitas Liudenvilė, kur tas finalas vyksta, ten matei apdovanojimai, tai ten iškelia nuo tos scenos, nuo to podiumo, ten va taip. Tai irgi buvo, Lesgėse buvo taip, kad netilpo žmonės į tą aikštę, tai žmonės užlipo ant stogų hato. Tai tu atsisuki ir visur žmonės ant stogų stovi ir žiūri. O geriausiai taip, kad pasaulio tos visus, taigi 3 prancūzai, juos išvežė policija. Ir bėga minė žmonių, kai zombi iš paskos. Ir iš paskos tiem policininkai su šautuvais bėgo. Ir mes tiesiog einam. Ir Braunis kaip prezidentas, koks važiuoja visiems važiuotas. Jie ten tokie visi buvo euforiai. O Komenkalis vakarė tokį balį irgi iškėlė ten. Tiesiog žiauriai fainai nuvažiuoti pasižiūrėti, nes ten... Ten toks visas, vaibas, žinai, yra... Ir pavyzdžiui, labai mažai turbūt jau sporto gal iš vis yra likę, kad po varžybų visi varo baliavot. Tai ten actually visos komandos užsidaro ir ten tūsai. Ir ten jeigu turbūt pakankamai gal bendrautum, ten galėtum įsimesti tą tūsą, kaip prisimazinti tiesiog. Nu ten žiauriai yra fun vibas visų. Nu jo, tai downhillo fanai tai yra tikrai tokie crazy. Jo, nu aš manau visų turbūt yra pakankamai crazy.
tokie, nes yra ir tų santurių, ir tų Jo. crazy, Taip. bet ten visi buvo, nes ten jie prancūzai. Ai. Nu, jie visi buvo nuplyšę, tiesiog jiems tiesiog buvo visiems linksma. Yeah. Jiems buvo nesvarbu, ir dar, kaip pagalvojau, laimėjo 3 ten prancūzai, taigi pilna video yra, kur pučia ten su tuos, tipo, ašarinės dujas, ten tie apsauginiai, taigi jos nustūmė, ten tie apsauginiai minioji voliojasi, ten. Oi, Jo. Jo, ten apsauginis tai buvo tas dalykas, kur mirtai, tiesiog jis neatrakęs jam mirti. Jisai ten, tiesiog, tai va buvo čia toks smagiausias. Ir čia kažkada irgi sėdėjau, galvojau, lemba, kokia mano lėvo šio sportininko karjerą, ir tiesiog taip sėdžiu, galvoju, bet aš actually pasaulio čempionate dalyvavau. Ir jau tai yra jau pasiekimas, ir kur pagalvoju, aš važiavau su pasaulio geriausiais, toj pačioj trasoj, ir su jais taip pat startą stovėjau. Bet žinai, čia šiaip irgi parodo, kad, nu, galima iš tos Lietuvos. Galima, Nu. tiesiog reikia daug darbo Ir įdėti. čia šitam jaunimui kylančiam yra, tikrai dabar matosi, kad daugiau yra susidomėjusių ten vaikų Nu, taip, nu, sportų. po ir- truputį Ir manau, kad daugiau. jeigu mes... Kiek Jonavai buvo? Žinai, kad Jonavai buvo daugiau vaikų nei suaugusių. Nu, tai va. Tai va. Buvo 36 vaikai rudenį Jonavoje. Buvo U14 klasė 18? 18 ar 16? Gal 16. 16, man rodos, buvo. Mhm. Tai iš viso buvo 32. Tipo. Nu, Tai buvo įsivaizduok 16, U14 ir Junior 16 buvo. Ir tada buvo full suspension. Hobija buvo irgi 16. Tai įsivaizduok, kad jau vaikų daugiau. daugiau. Kai aš atėjau, vaikų buvo 4. jo. Jo. Dabar Gerai, vaikų ir pilna. jeigu mes, va, pavyzdžiui, rodom pavyzdį, kad galima išvažiuoti pasaulio čempionatą, jeigu padirbi Taip. ir iš Lietuvos ir nereikia ten jau labai treniruotis kalnuose ir taip toliau, tai manau, kad jeigu išvystytum ir papromintum, tai galima ir sukurti net Aš pastebėjau tokią, pas mus Lietuvoje yra taip. Niekas nefinansuoja, niekas nieko nedaro tol, kol kažkas gero rezultato nepasiekė, Taip. jūs atkreipinėmėsi. Nebuvo baseino, kol nelaimėjo. Nu, taip. Dabar iš viso. Dailiam čia žymė, ne, vyko tas Europos. Jūs žinot, kiek dabar dailiam čia žymė atsiras mergaičių ir berniukų? Kiek Ne. daug? Bet dėl to, kad atvežė Europos čempionatą Nu, taip. ir tiesiog pa žmonės, pas mus lietuvius taip yra, mes nežinom tol, kol netveža kažko Taip. gero. Tipo, o, šitas buvo geras, dabar žinosiu, kad toks egzistuoja Nu, sportas. supranti, taip, nes mes ant to kažką esam užsiciklinę, man atrodo. Tai Nu, dėl to, kad mes, turbūt vienintelis sportas, kur mes turim daug komandų, turim daug atletų. Nu, rezultatai irgi, rezultatai. Taip, ten yra, fulės tai- nežiūrim dėl ko. Nu, Dėl nes to, kad rezultatų nėra nėra. rezultato. Tiesiog. Kodėl kroso nieks nežiūri? Nes rezultatų irgi neturim. Tarsi yra daug sportų, kur mes rezultatų neturim ir mes nežiūrim, mums neįdomu. Bet tam, kad Bet čia yra normalu. reikia turėti finansavimą. Nu, Reikia, čia nu tai čia tu turėjau prieš tai matyti, jau turi Ne. numatyti, jau turi treniruoti, turi iškelt kažką. Nes, nu, vat, tai... pavyzdžiui, ta dviračių federacija Lietuvos. Tai dabar valstybė mažina jiem biudžetą. Deginam tiltus, deginam tiltus. Atsargiai, žinok. ne, deginam tiltus, koks man skirtas. Ir Ne, kauju. mažina biudžetą, nes, tipo, nėra medalių. Tai, tipo, Jo, bet pavyzdžiui, irgi... valstybė nesupranta, kad Žiūrėk. reikia duoti pinigų ir po 10 metų atsiras Jo, bet medalis. turim kitą niuansą. Kiek, pavyzdžiui, federacija labai daug plentų duoda, ne? Nu, nes ten medaliai yra. Jo, bet kitiems sportam tai neduoda. Pavyzdžiui, irgi cross... Aš aišku nežinau, nenoriu aš čia labai dabar disformacijos kažkokios kleis, bet, pavyzdžiui, praeitais metais, tipo, Donghilui ten skyrė tų pinigų, tipo, galėjome tą pasaulio čempą važiuoti, bet ta suma tokia, kad, nu, ten neįmanoma išvažiuoti. Ir sako, o kažkaip važiuok cross countryninkai kas nors, sako, ne, nu, sakė, jie nevažiuos tol, kol neduosim pinigų. Bet man rodos yra cross countryninkai, kurie tikrai turi pinigų ir gali išvažiuoti, bet jie tiesiog nenori, nu čia normalu, čia iš savo lėšų niekas nenori važiuoti. Bet jeigu tu pagalvoji, kad žmogus nenori iš savo lėšų važiuoti, jis reiškia, jis nemyli savo sportą. Yeah. Mes išvažiavom visi. Ne, aš taip Nu, manau, taip. kad tu jeigu nenori nei čiūčiut investuoti į savo sportą, tu nemyli savo sportą. Tarsi, Taip, tu taip. turi norėti išvažiuoti, tu nori iškelt, nes vat, aš į pasaulio čempą vis tiek mes išdalės iš savo pinigų. Mums davė federacija, taip, džiulis ačiū jiems. Nu, tipo, davė federacija, ten padengė kūrus, Yeah. bla, 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 bet vis tiek ten suma buvo kosminio dydžio, nes tai yra Prancūzija, tai yra viešbučiai brangus, tai yra maistas brangus, visi ten daug pilnų kitų dalykų. Tiesiog susidaro ta suma ir tu Tu išvarai. supranti, nu, bet tai... Nu, tu, pavyzdžiui, kai tu negauni finansavimo, tai tu, nu, negali... Motivacija krenta. Nu, Nu, ir plius, nu, ką tu žinai, ką ten tam pasaulio čempionatai gali pasiekti. Tai jeigu pavyzdžiui, gautum Bet nieks finansavimą, nebando, tai tu- nieks nežino ir net nieks nenori bandyti.
Realiai. Jo. taip, Nu, nes pirmasis, nėra sąlygų. žinau, kad buvo lietuviai kažkada į pasaulio taurę prieš tai išvažiavę. Pasaulio taurę sudalyvavo. Man rodos, Valiauga važiavo. Ne, valiauga. Jo, valiauga. ne, tai cross country, aš kalbu apie Dunhilą. Kažkada Ai. seniai jau buvo irgi nuvažiavę, ten Ramas, visi buvo nuvažiavę. Aš nežinau žmonių vardų tik tais. Ir dabar realiai Dainius Roku buvo vienintelį nuvažiavę. Tada važiavo Gargasas, važiavo Denis. Jo. Nu, bet ten jiems blogai tikrai sekėsi. Jo. Jie pasaulio čempionai buvo visi. Bet man rodos, ten Denis ir Karlis tai važiavo tiesiog pliusiukų užsidėti. Jo. Nu, nes tiesiog, nu, jau ne tas lygis žmonių yra. Tiesiog faktas. Nu, jau pa žmonės nėra to lygio, koks turi būti. Jo. Jie dar važiuoja kaip su Dvamšeškėm, o Hebra netaip turi važiuoti. Jau turi... Nes aš pastebėjau pas daug mūsų senesnių raiderių, liko Dvamšeškės raidinimas. 26 ratų. Jis yra žiauriai skiriasi. Jie valdo kaip BMX dviratį. Ne taip Jo. reikia dviratį valdyti. Atkreipkite dėmesį, kaip Gargasas važiuoja. Jo, Pavyzdžiui, Karlis. aš Jisai mačiau. tai va dviratį mėto. Jo. To nereikia daryti. Tu dviratį turi palikti ramybį ir jį tik tais naudot, kai reikia jį naudoti. Mhm. Ir čia dar pas daug ką leikia, yra užsileikę, bet čia irgi manau šitas užsileikęs pa žmonės, nes, pavyzdžiui, jie važiavo su mumis irgi, vienai metai, mes daug važiavom, irgi varžybų buvo mūsų daug, nes buvo Denis, buvo aš, buvo Stiopka važiavo, Jo. buvo Rokas, tai mūsų gal buvo kiek 5, ne, vos man rodos. Mes ir Europos čempionų mūsų daug važiavo. Tai va tie metai mūsų irgi buvo daugiau važiavo, bet neatsimenu, bet kur važiavom, bet žodžiu irgi, pabelė kur važinėjom. Jo. Irgi varėm su Hebra, varžėmės varžybose, man aš ten dar gal paskutinį metai junioriuose buvo, man visai normaliai sekėsi šiaip, tau 20-ukė aš nuvažiavau taip stabiliai. Ir vat, pavyzdžiui, jiems tai ten tragiškai sekėsi, nu, ten blogai jiems sekėsi tiesiog važiuoti. Nu, tai Tai taip, matai bet- važiuoja per varžybas ir jų pozicija nesikeičia. Mhm. Ir tu supranti, kad žmonės yra nusistovėję ir jie, jeigu per sezoną pravažiuoji, aš manau, ir tu nei čiučiut nepatobulėjai, tai yra kažkas blogai. Jo. Iš karto. Jeigu tavo rezultatas pakyla, tu reiškia kažką gerai padarai. Okei, pakilk ten per 10 pozicijų. Nu, okei, tebūnie. Bet tai čia, žinai, čia yra tas požiūris į apskritai tavo sportą, ar tu nori, žinai, tų rezultatų realiai siekti, ar tu Nu, jie kaip ir važiavo, kaip ir norėjo siekti. norėjai, sakai. Nu, visi, nu, kas nenori siekti rezultatų. Žiūrėk, tu tvariai varžybas, tu tvariai varžybas ir sakai, va, būsi paskutinis. Šiandien būsi paskutinis. Ne, bet mes taip važiavom į pačias pirmas varžybas. Nereikia taip važiuoti į varžybas. Turi važiuoti taip. Aš būsiu vidury. Viskas. Pavyzdžiui, Roko problema buvo, jis labai keldavo didžiulę Jo. kartelę ir pradėjo demotivaciją mušti per daug stipriai. Nusivylimas tas. Nusivylimas ir tu kai jau tiek kartų, o aš vis tiek būdavo taip. Bus gerai, jeigu 30-ukį važiuosi, aš būsiu laimingas. Tai vad Kroatijai nuvažiavau, čia Kroatijai man buvo didžiausias šokas, nuvažiavau. Sakau, vad, jeigu įvažiuosiu, sakau, įmanoma į kvalifą papult, sakau, aš būsiu tipo on top of the world, jeigu į kvalifą papulsiu. Man žiauriai nedaug trūko, žiauriai nedaug. Nu, tipo, pravažiavau kvalifę, sakau, nu gerai, mažajam finale bent top 30-ukė būsiu, tebūnie, tai finišau 8, tai man buvo, tipo, aš 8, tipo, 8, rimtai, Hebra 8. Jo. Tai buvo, toks buvau laimingas ir pagalvojau, pirmos varžybos. Čia Hebra važinėjau belegiau su dviračiais laiko. Kur aš kažkada važiavau juniorių klasė ir tas elite, kur važiavo elite Hebra, ten važiavo pirmi, tai aš su jais mažam finale panašiai suvažiavau ir galvoju, aš jau iki jų daugau, tai buvo opa. Tai čia kai mes Vokietijoje, kur ten gerai varėm visai. A jo, mes vienose varžybose irgi Vokietijai tipo buvo, kur Top 3 tengi buvo. ten gal porą ranų padarėm ir tipo ten antras, trečias, ketvirtas, tipo kažkas tokio, žinai, iš grupės buvo. Nu taip, ir Buvo. žiauri motivacija. Jo, pakelia. tai buvo žiauriai Bet jeigu atvarai kitas ir suvažiavai vėl, aš labai muša motivacija. Tai šiaip tai čia toks balansavimas ir labai, aš manau, šis downhill, pavyzdžiui, jūsų sportas gal mažiau psichologiškai, bet daugiau fiziškai, bet, pavyzdžiui, downhillas yra full on psichologija. Jo. Tai jeigu atvarai startą ir tu esi psichologiškai pralaimės viskas, tu gali net nevažiuoti, tu gali nusikelt dviratį ir važiuoti nuo kalno. Nu tiesiog. taip, nu ten trasa, žinai, 3 minutės. Nu, nes, pavyzdžiui, Kroatijai kilau kalną ir mano pulsas buvo 140 sėdint mašinai. Kur tu jau tik į tavo širdis baigia išlipt, pasivaikščiot ir tu galvoji, svarbu raminės, ar mums bus O kaip blogai. man įdomu, žinai, ar tipo, ar geriau taip nusiraminti? Ne, turi būti, kai tu sėdė, tavo širdis neturi taip plakti. Nu tu gerai, bet vargsti. jeigu prieš pat startą, tipo, ar tas Nu, bet tu vargsti, tu jau pavargęs būni prieš startą, tu jau soriu. Jau maratoną nubėgau. Mūsų pirmas varžybos, taip visada. Nu. Taip. Atsisėdę ant to dviračio, žinai, jau prie starto, matai, kaip tas bišas skaičiuoja tas sekundės. Ir tu jauti, kad tu va taip pasėdi ant to dviračio. Čia yra mūsų sporto
didžiausia problema. Šiaip downhillas aš nesakyčiau, kad jis yra labai techniškas sportas. Ten labai, nu, pavyzdžiui, paėmus pagal motocrossą, pagal kitus sportus, kiek hebra ruošiasi, man atrodo, kad downhill'e biškai mažiau vis tiek hebra ruošiasi. Nu, nepalyginamas dalykas tai yra, kiek, pavyzdžiui, kašiorai ruošiasi ir kiek downhilleriai ruošiasi. Aišku, aš nežinau, ten aukščiausias lygis, nu, ten hebra irgi ten šakės, ten ką jie daro. Bet labiausiai pas mus sporte yra psichologija. Tai yra on top tipo viskas. Visi gali pasakyti atletai DH. Psichologija, jeigu tave nugali, psichologiškai tave nugali kažkas, tu ten būk ten pačių geriausių pasaulio raiderių, tu nebepavažiuosi. Nes tu į lainus nebepradedi pataikyti, tu pradedi nervuotis, tu tada, nes tu turi 3,5 minutės padaryti viską idealiai ir tai jeigu tavo ten biški protas ne ten, nu tai ten beleką pradedi daryti. Taip, pavyzdžiui, jeigu dar per kokias treniruotės, žinai, nukrenti vienoje vietoje, tai ypač tas, kurie Taip, ypač yra sunku, nes tu atvarai ir tada prisibijai, bet tu negalėjai prisibijoti. Nes downhill'e tas, aš biškai pasisaugosiu, jeigu biškai pasisaugai, dar blogiau. Tipo, nu gerai, aš čia Pasisaugos. pažiūrėsiu. Čia kaip prieš džempą atvarai, reikia gerą spydą pasigauti, biškai pasistavys ir tada jau, ektu, na. Keisini, tada vėl belekas. Tai va, aš jums irgi dėl to sakau, kad jums reikėtų suvažiuoti DH, dėl to, kad, nu, tiesiog yra biškai kitoks ir jums duotų kitus skills, tiesiog, manau. Tai va, psichologija realiai ir kitas niuansas su DH, ką pastebėjau šaikė, nu, mūsų Lietuvoje. Tai va, mažai į salę kas eina. Į salę? Mažai kas eina. Aš neraidinu. Aš realiai neraidinu. Iš Lietuvoje išvažiuoju per mėnesį 1-2 kartus pavažinėti su dirtu, net nesu DH. Aš realiai tik salė leidžiu laiką. Iš kur tu toks geras tada, nu taip? Salė? Tu neįsivaizduoji, ką man davė? Tai va, praeitais metais, dėl ko aš Lenkijoje beveik buvau pirmas, dėl salės. Nes aš atvažiavau ir aš nebėjau kompresijos. Aš atvarau su dviračiu ir būdavo, kur prisistabdai, nes blemba trinksi rankas. Dabar atvarai ir trinki tą dviratį ir toliau važiuoji, kaip nieko nebūtų. Ir vis tiek, pavyzdžiui, man trūksta kardio realiai. Aš negaliu 3,5 minučių iš ten. Čia vat, nieks neįsivaizduoja, DH, kas nėra važiavę Race Run full, kas tas yra 3,5 minutės. Tai atrodo toks mažas laiko tarpas, bet ten tu taip pavargsti. Tai čia visa, žinai, susipažini su kokiu nauju žmogum, žinai, ką tu čia reikia gyvenime. Nu, va, greitai leidžias nuo kalno su dviračiu. Sako, kas čia nuo kalno leisti? Kas čia 2 minutės. Ten jau visas toks, žinai. Aš turiu... Pratinas. Sportuojam mes. Tai jo daug kas šitą nesupranta. Ir pavyzdžiui, klausiu motokrosisto, toksai važinėja irgi su dviračiu. Sako, aš taip pavargstu, važiuoti net Lietuvoje. Sako, žiauriai. Nes sako, tokia pas jumis įtampa visur. Krosinė tu važiuoti spauduot gali. Krosinė tu vapšiai hebra ten va. Kai guminukai. O tuo tarpu DH, tai va visi tai važiuoja. Tokioj įtampoj. Ir pavyzdžiui, niuansas, kaip pavyzdžiui, irgi va, su treniruotėm, hebra. Sakai, įsitempkit, bet tu sakai, jūs negalite būti įsitempę. Bet būkite įsitempę, bet nebūkite įsitempę. Nes turi būti atsipalaidavęs, bet turi būti ant įtampos. Nu toks irgi labai sunkus dalykas paaiškinti. Tai va. O tai gerai, tai dabar man šiaip įdomu, bet su ta Jonava ir tavo visa šita iniciatyva. Tai čia tu viską kuruoji iš esmės. Pašai paaiškit, kad ne savie. Nu, realiai... Kaip ten visas tas projektas prasidėjo, tipo... Nu, tai ten realiai pastatė tą kalną. Bet taip pastatė... Algis Saugų. Algis, taip. Nu, ten kažkaip buvo, nežinau, aš ten istoriją žodžiu. Tai pastatė tą kalną, tada įvyko tos varžybos. Ir kas atsitiko kalnai? Kaip visi mes žinom kalnai Novas? Šūdas. Šūdas ir šūdas. Tai realiai aš sėdžiu kažkada ir galvoju, nu, taip negali būti. Yra realiai kalnas vienintelis su keltuvu, kuris yra arčiau mums. Ir tai yra realiai puikus kalnas žmonėm mokintis raidant. Tai yra maži šuoliukai. Kur mokint, pavyzdžiui, hebra šokinėti? Moliniai. Moliniai šuoliai per dideli. Pas mus Medkalniai kleboniški. Šuoliai yra per dideli ir per daug žiaurus. Nes iš smertai iš kompresijos šuolis yra. Tai žinai, yra žmonių mirtininkų, kurie taip tiesiog skrido. Nu tai tu kai pamatai žmogų, kad kompresijos atsisėdęs, tai tu žinai, kad jisai mirs realiai dėl to, kad nu ten visą laiką seka po kompresijos atsisėdus. Ta pati nesąmonė, nu. Tai realiai Jonavoje šiaip kaip kalnas yra tikrai good. Ir aš manau, faktas ten, žinai, nori, kad tas varžybas įrengtume, bet kiek tu gali tose pačiose trasose įrengti varžybas, tai aš ten ir taip jau ten bandau visaip išdėlioti, čia kaip paskutinėse per žolę važiavom, jau ten bandau kampus nukirst, nu kažką sugalvot kitaip. Pirmose varžybose, taigi pavasarį aš kai buvau nukirtęs kampus, taigi net nieks nematė.
Žinai šitą? Na. Nu, jūs irgi nematėte. Tai vat, aš pamačiau, kiek lietuviai net nemoka trefoką padaryti. Jūs moka trefoką daryti? Nu. Ką reiškia mokėt? Matai, mes Matyt. Pavyzdžiui, tai va būtent, tai vat mes dahašę, ką mes trefoką turim visą laiką. Tai yra žiauriai svarbus dalykas. Aš pirmus kartus, kad varai, trefokas, važiuojam čia. Bet tu su laiku pradedi suprast, kad tai yra 5% darbo, nes tu labai daug niuansų pamatai. Va, tu stovi ir tu tipo matai, kai tarp medžių gali lyst. Ir galvoji, okei, jeigu atvarau ir galiu tiesiai nerti. Ir tipo tu atvarai per pirmą raundą ir... Ne, negaliu taip daryti, tipo ne. Taip neišeis, vėl atsistoji. Tai pavyzdžiui, per treniruotės būna kokios pirmose XS varžybose 4 valandas tiesiog stovėjau trasų ir žiūrėjau. Okay. Šiaip tai iš viso kalnuose pirmos mano XS varžybos buvo, kad išsitaškiau iš karto ir nuėjau miegot. Čia nieks šitą nežino, šiaip tai labai buvo baisus, pačios baisiausios mano gyvenimo turos varžybos buvo. Tas pirmas ranas išsitaškiau ir nuėjau, atsisėdau ir užmigau, nes ant tiek buvo smegenim per sudėtinga. Tu kad varai su tokiu hypu, čia visus čia aš Lietuvoj va, aš čia visus padarysiu, nes aš čia Lietuvoj va. Ir per pirmą raną išsitaškai ir... Ne, trasa atrodė nieko baisaus. Bet buvo ant tiek ir greitis dviračio, kad nemačiau, kur važiuoju. Tarsi medžiai taip judėjo, kad net mano akis kur nefokusavo tokiu greičiu, nes... Ja, vėl biškai nukrypom. Tai žodžiu su Jonava buvo taip, kad... Kaip su Jonava iš tikrųjų buvo? Mes sėdėjom kažkaip namie, ne? Ai! Tavo visas istorijos, mes sėdėjom namie. Ne. 2022 metais mane Jonava pasikvietė Jonavos sporto centras, ten darė su Lenkijos šalim, su miesteliu, sako, padaryk vaikam treniruotę, papasakok apie Dunhilą. Okei, aš atvariau, žinai, pasiėmiau Mindę, Ponovariovą, kad padėtų man, nes man labai šiaip sunku išnekėti, Mindė toks labai buvo kaip mentorius, žinai, jisai išneka, jis jau išnekės. Tai dabar jau man irgi lengviau išnekėti, pavyzdžiui, aš galiu lengviau bendrauti, man tada žiauriai buvo sunku, aš ten savėdūriu. Hello, how are you? Tai žodžiu, padarėm tą treniruotę su vaikai, žiauriai vaikam patiko. Tipo, ten papasakau, čia bermas, čia šuolis, čia Kokio bermas. amžiaus vaikai buvo susirinkę? 12-10 jaunimas. Bet tikrai įspūdingai tas dviračių sportas atrodo, kai tau parodo šalia, kai ten prašoka. Tai jo ten buvo, tai ten man Henry, taip, prasišokau ten, taip, ir jo ten taip, aš turiu foto pilno, kur ten, tai vaikai žiūri ir kur aš galvoju, nu man tai atrodo mėmių sportas, man, pavyzdžiui, man čia atrodo, ką aš parodžiau, nu man čia, nu ne Dunhilas, man čia yra ne Dunhilas. Man Dunhilas turiu atskristi į akmenis ir ant racoko per akmenis praskristi ir likt gyvas. Čia man yra Dunhilas, o bet kitiem jau paprasčiau atrodo. Ir vien žinai, ką aš pasidėjau, Dunhilinis dviratis jau turi savo įspūdį. Kai mes kalbėjom, jeigu filmuoti video, reikia tik su dahašu, nes tiesiog jisai toks masyvus daiktas, jisai toks beefy, kur dabar sudirtų, žinai, sudirtų važiuoti, yra 1000 kartų po sudėtingiau, 1000 kartų. Bet tu nufilmuotum video ir atrodytų tvirp. Taip iš manęs būna juokas, atvažiuoji baikerį, eik tu čia, su tuo čia aišku, kad mus lenkė. O čia peršoktum, sakau, easy, peršok ir jie. Kaip? Tipo, kaip mes čia su baikais nešokam, tas sudirtų čia šiandien. Taigi Latvijai tik irgi važiavau varžybose su dirtuku. Taip. Tai Latvijai manęs klausė, kitą metą vėl važiuosi. Jie manęs klausė, tarsi... Važiuosi ar ne? Važiuosiu, aišku. Jeigu bus tokia matarys, tas važiuosiu. Tarsi, iš Hebros, iš Dahašo šaikos, dirtas yra respektas. Tarsi, aš pastėjau, o man tai buvo toks... Aš net kaip respekto tiesiog noriu pasistavoti. Kad, tipo, kokios čia jūsų trasos, kodėl jos tokios lievos, kad aš galiu net su dirtu važiuoti. Taigi vienais metais pasaulio taurėj su Harteilu vieną šėrė Liogangė. Ir po tų metų mums pakeitė Liogango varžybas. Trasa dėl to, kad buvo per lengva trasa. Tiesiog, jeigu su Harteilu pravažiuoja gerai, tai jau yra tiesiog kažkas blogai, nu tiesiog taip negali būti. Tai žodžiu, su Jonava buvo vaikai patreniruoti ir tada kažkaip sėdėjau, galvoju, nu man visai gerai sekasi kažkaip suorganizuoti. Nes aš esu tas, kur žmogus, jeigu aš ruošiuos. Tipo, aš nedarau varžybų, nu tiesiog. Argi, aš uždarimus dariau, visai pamiršau apie uždarimus. Aš nuo uždarimo viską pradėjau. Uždarimus šitas... Sezono uždarimai viskas, dėl to, kad nieks nedarė. Nu, tai pas mane trasose, taigi aš savo traselės turėjau, dar iki šiol turiu, bet jau ten tavo taip blogai, kad aš neįsivaizduoju. Tai viskas prasidėjo nuo uždarimo ir taip man visai gerai sekėsi. Nu, aš tipo vis tiek ten, nes uždarimo būdu taip susirinkam paraidint. Nu, bet aš buvau turbūt pirmasis, kuris įvedžiau. Long jumpą padarom. Kažkokias minės stafetės padarom. Nu kažką,
kažką Jo. paveikėm. Nu, Jo. tipo, kažką paveikėm, kažką apdovanojom, ant bairio diplomus padarom, best crashas ten, žinai, dar kažką. Nu, buvo smagu, tiesiog hebra yra smagu, fainai susirinkti, pabairuoji, pafilmuoji. Nei tiesiog raidint. Raidintai susirinkti gali belė kada. Tai va dabar irgi realiai, va dabar uždarimus kiek daro, nu, taip atkreipkite dėmesį, dabar vis laik kažkas vyksta dėl to, bet Jo. realiai aš šitą, man, nu, čia taip jau labai pasakyčiau, aš čia įvežiau, bet aš manau, atvežiau Prisidėjai, šitą. nu, Prisidėjau, taip. aš manau, kad prisidėjau prie šito dėl to, kad niekas to nedarė. Šis taigi uždarimų nevyko. Ne. Pavyzdžiui, Ignalinui galima irgi būtų turbūt galėtų pradėti uždarimus daryti, bet vėl Ne. reikia šaikos, kad susirinktų. Tai čia vėl Bet toksai... tai irgi mes kalbėjom su šituo Ramūnu, kad, nu irgi, žinai, ten suorganizuoti, pavyzdžiui, Ignaliną, taigi ten žiauriai daug kainuoja pinigų. Nu, taip, Jo, na, vadovau nori suorganizuoti. nu tai tu sakysi, tu šitokia tau kainuoja, ne? Jo, tas Ignalina tikrai pigiau kainuoja. Ne, Negali bet būt. Ignalina yra rizika. Tiesiog tu, jeigu nesusirink žmonių užkeltuvus, tai ką daryti? Tai tada iš savo šeimų mokė. Nu tiesiog. Suprantate, Ignalina lokacija tokia labai. Ir lokacija yra- kvaila, taip, Ne tai, kad- Kaunas. Ne tai, kad ten Vilnius Kaunas ar Klaipėda Kaunas, Taip. o Latvija, pasienis, Nu- žinai, kur ten nuo Vilniaus į Taip, kitą taip. galą važiuoja. Nu ir jums Vilnių Ir toli, nėra- mums dar toliau, ten kas iš vis gyvena, ir nėra Šiauliuose, ten iš viso. autostradų, Nieko nėra, ta prasme, Taip. nuvažiuot. Taip, susisiekimas prastas. Aišku, būtų žmonių mentalitetas kitoks, tai visi važiuotų, bet... Nu, tiesiog mes nenorim pinigų nieks Mes leisti. esam per tinginiai. Ne, mes netinginiai, mes per daug skregos. Tai va, ir pavyzdžiui, Pažiūrėk. su vaikais čia bendravau, kažkiek miške susitikom, random kažkokie patsukai, 3, žinai. Sakau, atvarykit, va, Jonavoj, Ignalina, žinai, bus varžybos, atvarykit. Sakau, nu bet tai ką mes ten parodysim? Sakau, tiesiog dalyvau. Čia yra Bet tai problema, ką, čia būsiu žmonės, paskutinis, žmonės labai bijo į varžybas šis, nes man toks vis, kad žmonėm gėda. Taip, jie bijo pralaimėti. Bet aš, pavyzdžiui, važiuodamas į Europą, paskui tai važiuodam, gerai mane išspardys, bet taip turi gerai išspardyti, Taip. kad aš turėčiau susijim. Ir man tas, aš važiuoju iš dalies pralaimėti, bet tipo stengiuosi laimėti, bet aš žinau, kad pralaimėsiu. Aš žinau, kad nebūsiu pirmas, bet aš važiuoju rinkti experience, aš važiuoju rinktis experience, mąstyti, galvočią, Taip. bet tu tobulėjai. Tu matai, kaip tu tobulėjai, Su kiekvienom greitėjai, varžybom, greitėjai. Ir tau yra žiaurus kaifas. Čia, manau, žmonių problema yra tame, kad į lenktynę žiūri kaip laimėti taurę. Nelaimėti taurę tu važiuoji. Nu, Tu taip. gerai laiko praleist važiuoji ir tu važiuoji patobulėti. Nes Tarp šaikos tokį raidinį, tarp jūsų irgi turėtumėt jausti, kai tiesiog raidinį atrodo visi vienodai raidinas. jo. Bet nuvarai gonkės ir tipo visiškai kitą ten temą. Tu prasme, kur, vat, jo mes dabar jaučiam, kad skiriamės. Tiesiog taip. Aš dabar aišku nuvažiavęs į Smertkalnį numatos, kur aš važiuoju ir kur visi kiti važiuoja. Nu tiesiog, nu visi žino. Jo. Ir irgi sakau, kodėl sakau, nu nieks nenori varžybos važiuoti, kur aš važiuoju. Ir man sako, nieks nenori, mes tam dalyvauti. Sako, nieks tam nenori važiuoti, bet sakau, kodėl nenori, kodėl tu turi. Tai gal turėtų kaip tik būti sėkmybė. O, pat aš noriu jį, nu, tipo prieš jį laimėti. Tipo, va tokia turi būti sėkmybė. Aš noriu prieš jį laimėti. O ne tame, kad ne jis mane įveiks ir na, man Nu čia taip, žinai. tai pasiduodam. Nu taip, nu tiesiog taip, Bet tai. per varžybas tave priverčia pušinti save. Taip, bet taip ir turi būti. Jo. Aš, pavyzdžiui, net man sunku yra raidint kalnuose, šiaip sau. Man, Jo. nes aš nepušinu savęs. Aš taip pagalvoju, nu, kodėl aš nepušinu, tipo. Bet tu taip važiuoji ir, nu, bet tai negonkės, nu, kam čia Jo. pušini. O per varžybas tu vis tiek, kad ir kaip tu lievai jauties, kad ir kaip tau Visą nesiseka laiką raidint, jauti- tu vis tiek. Tu Tipo, jauti tą laikmatį, Jo. tas sekundės, tas milisekundės. tu matai, kaip prašėrė greitesnis, tau nervas ima, kodėl jis tai prašėrė, kodėl aš negaliu. Ir tu taip su to pykčiu važiuoji, tiesiog, tipo, to nervų. Tu taip jauti, kaip tau kvapuoja. tos sekundės, tie skaičiai vis didėja ir tu nori, kad jie mažesni būtų. Taip. Ir taip. Žinai, varai. Tai Bet va. tas gerai. Jo. Ir Tai- bet mes kai važiuojame į varžybas, nu, mes važiuojam dabar, mes važiuojam tiesiog gerai laiką praleisti. Taip. Nes mums yra faina tas treniruotės. Tada važiuoji į parduotuvę, prisipirki šūdino maisto, tada valgai, tada... Atleta. Mes, Ne, mes vis esame, tiek. Pala, mes kalbėk. esame ateitis endūro. Prisiperki šūdiną maistą. Valgai čipsus, valgai snickersus. Ne, nu pavyzdžiui, kelionės dalis. Ane? Į kalnus važiavimo kelionės dalis. McDonald's, kelionės dalis. Kelionės dalis. Kur valgai? McDonald's arba KFC. Sveika mytyba. Nu, mes Taip. Burger King. Mes Burger King'ą, mes dabar kartelės neleidžiam. Pas mus yra tradicija. Tai tu dar blogiau valgai. Pas mus yra tradicija, po kiekvienų varžybų Burger King'as. Čia yra kaip Tu faktas. girdi, kurie valgo? Burger King'as geriau negu makas. Ai, tik tais. Melagis. Melagis. Lagis važiavo per tiltą. Taip. Nu, žodžiu, ne apie maistą šnekam. Legurime. Naujas podcastas Legurime. Su tam taip yra su varžybom ir tiesiog su Jonava buvo toks dalykas, kad Ignalkė nevažiuoja, nes visi bijo. Ok, galvoju. Taip, dariau uždarimų, susirinko daug žmonių.
padarau varžybas ir gal susirinks Jonava, kalnas. Taigi matėt mano pirmą ten video, nu tai ten buvo video įkišt, kad kalnas yra sutvarkytas. Yeah. Kalnas sutvarkytas, atvarykit sudalyvau. Kalnas nebuvo sutvarkytas. aš važiavau, prieš varžybas tvarkė ar netvarkė kalną? Netvarkė, ne? Tvarkė. Prieš kurias? Prieš pas pirmas. Ne. Nemanos Šių netvarkė. metų? Nu pavasarį, taigi vyko tik šiemet Jonava. Man atrodo, kad kaip tik tvarkė. praeitais metais Tvarkė irgi. prieš žodį. Vyko? Jonava, ar nevyko? Nevyko praeitais metais Jonava. Šiemet 2 kartus vyko Jonava. Pirmą kartą. Nu, jau šiemet tai jau 24, atsiprašau, praeitais metais. Praeitais metais, nu gerai praeis, nu tai praeitais. Informatikas, bailai. Tai žodžiu, praeitais metais vyko 2 varžybos Jonavoje. Nu. Pirmosios surinkom virš 80 mane dalyvių. Yeah. Čia jau daug. Oho. Buvo, man daugiausiai, kiek buvau matęs lietuvių vienose varžybose, nu buvo daug lietuvių. Žiauriai baikerių supiktas, žiauriai su baikerių Bikerių? visus, pas jūs galėčiau taip toli. Kodėl? Šaikos dafiga atvažiavo į varžybas 2. Yeah. Ai. Aš suprantu, jie vyresni, bet kodėl jie negali atvažiuoti varžybas sudalyvauti? Jonavoje tikrai nėra sudėtingos trasos, nu tikrai nėra Tas sunku. mentalitetas, ką aš čia darysiu? Nu taip, ką aš čia darysiu? Kitas niuansas. Žmonėms su pinigai žiauriai yra blogai. Žiauriai. Tarsi, tada padariau Jonavoje varžybos 5 eurų startinį. Nu, Tai bet yra čia nedidelis. daug. Nu čia daug. Nu, Tai yra- Čia rudenį. Čia rudenį. Dėl to, tai aš dėl to tokią kainą padariau, nes man už keltuvą reikia. Man tiesiog reikia už Ne, nu, tų. tai taip, aš suprantu. Jo, bet tu žinok, kaip aš tau paratočiau sąskaitą, tu suprastum, dėl ko tiek kainuoja. Tai dėl ko Ramas kem 5 Tai jo, eurus daro, Ramas bet tai yra irgi. normali suma. Mm. Nu, Lenkijoje varžybos starteris 70 eurų. Prasideda. Nu, O aš bet nuvažiavau vienas varžybas 40 eurų startinis ir dar už keltuvą susimokėjau po 25. Tai beveik 100 eurų varžybų sumokėjau. Bet žiūrėk, sakai daug 100 eurų, supermoto 120 eurų startinis, mašinų sporto dar didesnis startiniai, pat kiek manim pas mus žiauriai yra maži startiniai. Pas mus tiesiog yra kartelė ant tiek žema sumos, kad mūsų žmonės, mūsų sportininkai nesuvokia sumos. Yeah. Nes aš kaip pasakau kitiems sporto šakom, kiek startinis kainuoja ir ką mes gaunam, kaip laimim, tai visi yra tiesiog nustebę, kaip žmonės gali iš vis nevažiuoti. Mhm. Nes pavyzdžiui, daug sporto šakų net neduoda, tau duoda Medalį. taurę už 3-4 eurus, Nu taip. pirmą vietą ir ką duoda saldainių. Pas mus ten, aš nu, Ignalinos varžybų, aš visai pliusą išeinu, Jo, beveik jo, kiek jo. pinigų. Ramas yra pasakęs, varžybos turi būti į pliusą. Bent kažkiek. Yeah. Tau startinis turi, jeigu pirmą vietą tau bent atsipirktų. Tai aš paskaičiau, čia praeitais metais Ignalinai pas mane buvo prizai, maros apie 200 eurų susidėjo. Yeah. Tai kepurės, ten kuprinės, padangos, maksis, ten 3. Ai, dar daugiau, gal palė 300 tada eurų. Nu. Tai daug 300 eurų. Tu laimi Lietuvos čempio varžybose, kur tipo... Yeah. Bet- Ką? Jo. Jo, mes irgi skaičiavom Jonavoje pirmos vietos, kai kurios pirmose varžybose netgi virš 100 eurų mūsų. Eik, tiesiog. Taip, startinė 20 eurų, tu 100 eurų namo pasiemi. Nu, tada, nu, taip. Nu tai tu Ne, paskaičiuok. aš suprantu, žinai, aš suprantu, bet Taip, šiaip, bet- bet aš nežinau, pažiūrėjau, anksčiau tiesiog dėl ko aš gal sakau, kad daug. Tai aš prisimenu, kaip, nu, ten 15 eurų mokėjau. Nu, už tai startinį, taip, bet, žinai, nu- Tai, būdavo. Tai, okei, viskas, okei, startinis, jeigu keltuvo nėra. Atsiranda Jo. keltuvas, startinis turi brangt čia visais atvejais, tu negali už dyką. Yeah. Dabar irgi darau tas keliones, ne? Mm. Tai irgi dabar biški pakeliu kartelę kainos, nes tiesiog, nu, man tiesiog žiauriai, man nesąmonė gauna sveš žmonės, tiesiog, man tiesiog aš išeina, kad vežu žmonės dar patreniruoju, dar ten visko ten rūpinos, viskom, žinai, nes, Organizuojamas. nu ta organizacija, tu už ją ir moki pinigus, realiai, tipo. Ir tiesiog taip išeinu, paskui pasiskaičiuoju, kad ten, nu, realiai, aš vis tiek už daugą, vis tiek pats susimoku ir, tipo, nu, bent aš nulio norėčiau išeiti, tipo, nu, nemokėt man iš viso, ta prasme, mano mašina, mano tas, tipo, ir dar viską, ir dar turiu sukt galvą, tipo, vežiot visus, ten, nepalikt kažko Lenkijoje netyčia. Kažkam padangas sprogsta, nes geba, žinai, pats. Nu taip, nu čia tiesiog toks dalykas. Ir tiesiog ir dėl to irgi vežos mažiau žmonių, kad visus aprūpin, Yeah. pasižiūrėt ir kad būtų tas quality, manau, kokybė, nes kai daug vežės, nu, pripažinkim, Yeah. nesąmonė. Nu, Kaip ir kalnuose ma- Ir tada, kai daug žmonių, tai kažkas netinka. Jo, nu Kažkas taip. kažkam netinka, o kodėl aš to negavau? Jo. Tai irgi dabar darysiu tą World Cupą tipo kelionę, pasiemu su savim žmonių, bet irgi galvoju, paskui Ramas sako, jo, Yeah. sako jo, bet sako, tu žiūrėk, nori važiuoti World Cup'e, kažkam kažkas kažką kito nori veikti. Nu ir vėl sako, nu kompromisų ieškojimas, nu toks irgi apsikrauni save, nu bet aš noriu nusivežti žmonių, kad žmonės nuvažiuotų su manim kartu pažiūrėti World Cup'o. Aš važiuosiu, taip dalyvausiu, bet jie gali pasižiūrėti, tai yra aukščiausias downhilo lygis, kad žmonės pamatytų, kaip vyksta tas sportas, nes mūsų
turbūt galėčiau suskaičiuoti ant piršto galų, kas matė World Cup'ą yra realiai, realybėj. Taip, tikrai. Nu. Kad čia daug. O kas dalyvavę dar mažiau, tipo, Taip. net turbūt panašus skaičius dalyvavę kaip ir matė bus, nes kas nuvažiavo, tas ir matė, Nu, taip. sudalyvaut. Tai va ir su ta Jonava tiesiog, nu taip, ten suma pakilus, bet manau, ties kem eurų turbūt ir sustosiu, daugiau nebekelsiu. Na, aišku, žiūrėsiu. Bet šiais metais organizuosi vėl. Pavasarį organizuosiu, manau, trasas darysiu, biš per miškelį gal darysiu, kažkaip bandau vis įdomiau. Nebandau padaryti visiško hardcore, kad visi negalėtų pravažiuoti, bet nenoriu ir padaryti ten per daug lengva. Aišku, vėl, aš pastebėjau, kad ir kaip lengva padarai, vis tiek gaunat malkų. Visi. Tai karočiai, Ksešnikas, nu. Ai, matai, aš nedalyvavau. Na. Tai Ksešnikas, tai tokia trasa pasikojęs, tai jis užmynė. Nu, blemba, bet Justinas O tai tikrai tu žinok, tai jisai ne, gerai, Jonai, tu tai bet nesi palyginus, dalyvavęs. žinok, jis ir gerai Tai aš leidosi. ant Nu, bet pažiūrėk, bet aš jį pamokinau. Jisai važiuoja, bet jisai, pavyzdžiui, Justinas, ne, vienintelis yra Lietuvoje, kuris važiuoja Europą. Vienintelis, su to cross-countryninkų yra turbūt 1000, mūsų yra 200 ir mūsų turbūt daugiau išvažiuoja Europą suvažiuoti nei Ksešnikų. Ir kur čia, pavyzdžiui, logika? Ir, pavyzdžiui, kaip dėmesį ten organizuoja, pavyzdžiui, porą tik žmonių varžybos. Varžybos realiai, ten sakė dabar karma, ten experimental tipo, sakė vienintelis, kurias biškius sudėtingesnis, bet realiai cross-country mūsų lygis, sakyčiau, cross-country sportas yra visiškai nusistovėjęs ir, man rodos, downhillas po truputį tai pradeda sparčiai lenkti, nes mūsų tiesiog sportas, enduro netgi toj, man rodos, aplenks, dėl to, kad mes tiesiog judam, mes kažką darom, mes mūsų važiuoja kažkiek į užsienį. Buvo tų labai daug žyp maratonų. Nu, kur yra žvyrkelis, gal Nu, koks kalniukas. Nu taip, gal bet koks kam jam tada tie nusileidimas. dviračiai tokie, Tai, kaip tai pagalvoju. va, ir tada ir daug, žinai, senių ten visokių prisiperka ten tų esvorksų. Taip, Startinis nedidelis, taip. visi dalyvauja ir, nu, tipo vaibas, bet aš tai nematau to vaibo ir... Nu, tai Redas ir dalyvavo. po to- Giredas irgi dalyvavo. Jo. Redas šiaip dahašeris, jis nusipirko trilą, aišku, Redas dafiga mindavo. Belekiek mindavo su dviračiu. Taigi Redas, man rodos, kažkur jis buvo pirmas. Tarp suaugusių, kurie daug metų važiuotų, jis daug. Redas per metus aplenkė visus greičiausius savo klasį. Tu įsivaizduoji, koks lygis yra, kur žmogus per metus gali tiek pasiekti. Bet dėl to, kad Redas moka mint, Redas šiaip yra toks irgi, nu, mėgsta ten pasidomėti dar kažką, nu vis tiek Redas toks žiauri yra užkietėjęs šiaip sportininkas. Jisai jeigu daro, jis daro irgi full on, tai pasportuoja. Pavyzdžiui, aš taip pat su renginiais irgi, pavyzdžiui, Jonava, ne, man paskutinėse varžybos Jonovai man ten su garsiakalbiu nesisekė, tu neįsivaizduoji, kaip mane nervas ima. Nes aš jeigu darau varžybas kažką, aš turiu deliverint, max. Tipo, negali būti ten tas nepadarytas iki galo, tas nepadarytas, kaip tada buvo vienas čia Lietuvos enduro čempas. Aš dalyvavau, tada, lemba, čia vyko jūsų irgi nebuvo, 21 gal. Aš dar tokiuose baisiuose varžybose nebuvau. Tas buvo kaimo lygio varžybos, tarsi Lietuvos čempionatas, kaip pagalvojai. Kur čia buvo? Antakalnė, kur su mašinom kelnojo į kalną. Buvom. Nebuvo. Buvom, enduro čempas. Buvot? Buvom, mes, nu... Bet buvo 2 metus iš eilės, buvo 1 ir 2. Mes ant... Aš ir pirmais ir antrais, tu pirmais nebuvai, nes ko. Ai, tu buvai? Aš buvau. Buvai? Nu prisiminiau, kas ten buvo. Nu, ten... Katastrofa, nu pripažink. Nu, nėra kas slėpti, buvo baisu. Nu, tai prasme rimtai, nu ten buvo košmaras, ta prasme, dėl ko cross-countryninkai laimėjo, dėl to, kad buvo trasa tokia. Nu, tai ir po to, žinai, ir tas kur, tipo, savaitę po to mes važiavom, tai juostos tos pačios spalvos miške buvo. Tai va, čia yra visiškai, tai negali būti. Tai va reiškia, kas organizavo, tai yra visiškas apsileidėlis. Ir tada klausė, kažkodėl neleidžia, žinai? Nu, Įdomu, dėl ko? neleidžia. Jo, apšiukšlino mišką ir mums nebeleidžia čia renk kažkodėl. O kodėl taip gali būti? Tarsi tai mes tai Jonavoje tai irgi viską surengėm, viską surinkai, sumetė viskas, nieko nėra. Tarsi atrodo net varžybos nebuvo. Okei, ten pagaliukų palikau. Bet pagaliukas, nu jis ten tiek iš to žemės, ten išlindęs, nu ten kitų net nemačiau tų pagaliukų, ten žinai šniūrai nusimovė, nu tai praėjau, suminiau. Bet ir tai stengiasi tų pagaliukų nekaišėt, bandai už medžių kažkur reišti, nu tiesiog ieškai. Nu tik aišku, nauja problema, ten tos pievos, ten toks susiknisimas aptverti viską. Ai, nu ten to pievos, tai jo. Tai va, toks irgi, nu tai, nežinau, aš manau, kad sporte tuomet irgi kils lygis, kai organizuos normaliai hebra varžybos, kai bus high level organizavimas ir visa kita. Ir irgi, pavyzdžiui, tada, nu, pasakojo, nu, žodžiu, žmogus man irgi apie cross country, ten varžybos, nu, tai ten irgi, ten, pavyzdžiui, kai kurie žmonės, nu, tokie yra, ne, nu, tokie šliščių žmonių yra, nu, tokių, kur, nu, aš negalėčiau su tom sporte važiuoti, nes, nu,
pavyzdžiui, kaip ir pas mus yra, aš nesakysiu vardą, bet įsivaizduojat, kam priklausė parkas jūsų dviračio. Nu tai irgi, ar mėgsta tą žmogų, tiesiog neįmanoma jo mėgti, bet jis įlenda visiems ir jis užknesa ir jis visiems ratus kiša pagalius. Ir visiškai, prasme, jis galėtų jo nebūti, ne to žmogaus. Bet jis yra ir jis ir bus ir tu jo neišmesi tiesiog. Nu, visokių yra. Nu tai taip, yra žmonės, kurie kelia sportą ir yra, kurie muša sportą, čia yra normalu. Tai va, bet aš manau dabar tarp visos mūsų dviračių, realiai, turbūt sakyčiau, enduro ir DH tai yra realiai tas pats, pagal mane. Dabar tai, ypač Lietuvoje. Lietuvoje tai nesiskiria. Lietuvoje nesiskiria. Tai yra ta pati sporto šaka, maudas. Lietuvoje. Downhillas ir enduro patiria krizę. Ignalina yra turbūt arčiausiai to enduro Čekijoje, kur mes važiuojam. Tai va enduro. Ten be tų, žinai, pastatytų feature. Bet realiai enduro. Tas pats enduro. Aš irgi sakyčiau, kad ten yra enduro. Ten yra grynai aš kalbėjau su estais, sako, čia nėra Downhillas. Aš sakau, aš taip pat sutinku su jumis. Ignalina ar ką? Važiavo tas Riko Mabu ir Petersonas. Nu tai jie važiavo abudu su trailais kotais, su tais parkais. Su 100 kem jėgos abudu šėrė. Nu ir jie abudu buvo pirmi. Taip, dėl to, kad užtenka trailų. Tau nereikia DH, bet pavyzdžiui, Estijoje, kai vyko varžybos, ten jau buvo kažkas įdomu. Nu ten nebuvo full on, bet pažiūrėk, kiek rėmų sulaužė, kiek visko sulaužė Hebra. Tai reiškia, jau į tą pusę eina. Tai va, tai netgi Lenkijoje pusė varžybų yra, žinok, kurių, kur negalėčiau to downhillo pavadinti, tai būtų labiau enduro varžybos. Tiesiog trasa, nes nėra downhillo tipo. Downhillo tipas tai yra ten Černą Gorą nuvarai, o ten jauties, kad DH važiuoji. Nu, kur žiaurų. Ir Gora Žar yra tas, tai Gora Žar yra viena trasa, kur irgi tikrai pasileidai ten top sekcijai PM5 ar medžių, ten nardai, nakmenų ir tipo irgi jau pat jauties, kad tai ne. Tada tai downhill'e gal dar kas yra, kad pats greitis. Maksimalus greitis yra didesnis, pas jumis yra greitis mažesnis. Todėl ir perina daug vyresnių DH ir enduro, nusako greitis mažesnis, rizika mažesnė. Nusako, tu gali kitų tempų važiuoti. DH tu pasileidai full on tipo. Ten lyja, nelyja, koks skirtumas, šeriai iki pat galo, ten kolis taškai realiai. Nu tai pažiūrėk, Kanadoje, kai vyko snowshoe varžybos, taigi pažiūrėk, Hebra tiek, kokiu greičiu atvarė į bermus kaldavo, kad ratai išsilakstydavo. Tai ten realiai jau buvo ir sėkmės reikalas, kaip į bermą pataikysi. Dėl to, kad ten tokiu greičiu, ten, žinai, 50 to dviračio atjoja ir bando į bermą ir ten ratas galinis pasiduoda ir stovi. Goldstone, tos POV pasiūlė, nu ten monstras. Nu taip, bet aš žinok irgi jau kartais savo tą įsijungiu POV. Taigi tas irgi varžybos jau tas jau irgi biški yra, kur jau... Bet atrodo, kad nieko nedaro, žinai. Tai va aš Kauninkė, mano, kur suvažiavau, buvo pirmas varžybos, kur actually žiūriu savo POV ir mano širdis džiaugiasi, nes actually matos, kad... Tai Lukasikas dalyvavo tose varžybose su Endurke, tai mūsų laikas buvo beveik identiškas. Aišku, Lukasikas, jisai dirba ant to. O aš tiesiog bičas iš kaimo atvažiavęs. Tai Smaras važiavo varžybose ne su full face'u, jis važiavo su bliduku. Bet dabar naujas sezonas, žinai, ateina, tai įdomu, kokie tada tavo planai, galim taip ir užbaigti su planais. Tai pasaulio čempas. Tai čia bus šitoj Lenkijai. Ne, pasaulio taurė jūs maišot. Visą, nu? Ne. Sportininkai. Čia tai jau yra atskirtis tipo tarp... Pasaulio taurė ir pasaulio čempas yra. Pas jumis irgi tas pats manos yra. Pas jumis tas pats manos yra. Yra čempionatas ir pat čempionate laimi Jersey nacionalinė, kaip ir mes turim Lietuvos čempionatą. Nu, tai. Ir būtų Lietuvos taurė. Tai yra dvi atskiros. Taurė tai yra metinė įskaita, o čempas yra vienos varžybos. Kur tipo viskas arba nieko. Ir nėra antros vietos čempionate. Tai aš noriu važiuoti Andorą, vyks pasaulio čempas. Labai noriu važiuoti. Andorą, žinot ko? Jo. Tarp Prancūzijos ir Ispanijos. Bet čia federacijos jūs turite. Nu taip. Tada važiuoti pasaulio taurę Lenkijai. Dabar vyks varžybos, žodžiu, Lenkijoje. Siūlau jums važiuoti kartu. Vyks Gora Žar varžybos. Planuosiu kelionę, kai žiūrėsit. Galit parašyti man. Kada čia bus? Ką? Kada čia bus? Balandžio 17-19. Maros varžybos. Bet aš važiuoju ten 4 dienos raidinimo bus realiai. Tipo 4 dienos galima bus šert. Tai realiai 2 dienos prieš varžybos prie dviračio vėl biškai prisipratinti reikia. Paskui važiuoju. Aš pasidėjau, kad 4-3 dienos yra best. Tipo, ką gali gauti for the buck. Nes po 4-3 dienų tu pavargsti. Ir tu jau turi vieną dieną imti off, tipo visiškai kimarint. Lovai gulėt baseinę plaukiot. Ir tada vėl gali važinėti, nes tai resetinės. Arba tada varai 4 dienom ir tada pigiausiai išeina, nes jau tada arba važiuoji savaitėj,
tada, arba dar daugiau dienų, arba čia 4 raidinimo dienom. Tiesiog, taip turi pasiskaičiuoti, kad, nes jeigu ten čart visą savaitę, tai ten, Neįmanoma. Tai slidinėjimas, tai tas pats. Tas pats, čia, Tėtis taip ir pasakė, sako, dviračius, sako, prilyginus slidinėjimui. Išsikėlė, nusileidė. Tai grinai tas pats, pakeliai tie patys Viskas tas pats. bet kur nuvažiuoji. Sako, gali ramiai sau leisti, sustoji vidury kalno, atsisėdi, pakimarini, vėl. Pavalgai su muštiniu įsitraukiu. Vėl varai, vėl pavažinėjim. Tiesiog. Tai vaibas, tai atsimeni, kai mes Vokietijoje buvom. Pasidedi su muštiniu ant kalno, paraidini, nusipirki Red Bull'o, su muštiniu suėdi ir tada toliau varai. Ir čia tas toksai... Taip, linksma. Taip ir yra, tai normalu. Tai vat, į tą daugiau, tai nežinau, toks labai aikseso, šiaip mašiau Kroatiją važiuoti irgi balandžio mėnesį, bet man tiesiog su studijom neina suderinti. Niekaip. Nežinau, vėl tas sezonas toks. Labai yra sunku, kai studijuoji, dirbi ir dar susidėlioja tiesiog sezoną, nes egzaminų sesija birželį. Toks mešė. Nežinau, birželio tipo pradžiai vyksta Leogangė varžybos Austrijoje. World Cupas irgi. Tai gal mes tą gal nuvažiuoti. Būtų fainai. Tada Liepos mėnesis, kai visą laiką atostogos visiems. Visą laiką. Atostogos. Tai, toks. Aš šiaip žiūrint į ateitį, kaip tu dviračius planuoji turėti savo gyvenime. Hobis, o realiai tai labai norėčiau treniruoti kažką visus. Tai dabar irgi turiu tų porą vaikų, kurie daug ėjo. Tai irgi Jonavai važiavo. Tai realiai jie pradėjo raidinti ten. Ir realiai Jonava iš karto atvažiavo, tai šiaip visai skaičiau gerai, sekėsi irgi mažiukai, 12-13 metų manas. Tai kaip visi dabar, Tai va. Gasas, jis ten turi... Tai va, taip, bet aš pavyzdžiui galiu pažiūrėti vaiką pasakyti, ar jis tai gali būti ar ne. Aš iškart galiu pasakyti. Bet tas yra, ką? Pavyzdžiui... Gali. Bet gali. Ir jūs galėtumėt pasakyti, tiesiog matosi, kaip jis tą sportą žiūri, kiek jis yra užkietėjęs ir kaip jisai būna stebi. Pavyzdžiui, galiu pasakyti, tie vaikai, kurie nuvažiuoja ir neina į kalną žiūrėti, tai jiem tikrai jis nebus profesionalas, iš karto pasakau. Čia tiesiog... Tipo, kad net neįdomu. Yra tam tikri dalykai, mes būdavo taip, nusileidėme į dviratį, kamera įjungta, neįjungta, koks skirtumas, nusiėmė šalmą ir kalną, eini kitų žiūrėti iš karto. Nes tu eini experience rinkti, tu tiesiog renki taip experience, tu net negali kitaip, tai būdavo su Roku, ten nusileidžiam pavargę, ten vos paeinam jau ten po Raisrano, numeti dviračius, užsidedi kitus batus ir eini žiūrėti vėl kitus raiderius, kaip jie važiuoja, kaip jie ten daro, kaip jie kokiu greičiu atlėkia. Ir tipo, sužiūri tos elitus ir jie leidės nuo kalno, bet taip surenki daugiausiai experience. O jeigu tu nuvažiavai, numetei dviratį, kaip mano brolis taip sportuoja, tai jam neįdomu sportas, jam visiškai, pavyzdžiui, važiavo ten su krosnis, net nežiūrėdavo, jam neįdomu. Jis nuvažiavo ir jis ėjo su draugais kažką veikti, tiesiog jie tenai. Aš, pavyzdžiui, tas žmogus, kuris atvarau ir viską žiūri, viską stebiu. Pavyzdžiui, man su mašinom irgi palyginus vidutiniškai sekasi važiuoti. Aš su mašinom mažai taip važinėjau, bet realiai aš mašiną išmokau vairuoti tiesiog stebėdamas kitus vairuotojus. Tiesiog tu žinai, ką žiūrėti, kaip žiūrėti ir viskas. Tiesiog, manau, reikia išmokti, mokintis iš stebėjimo išmokti. Jeigu moki iš stebėjimo žiūrėti, tai tau labai gali gerai sektis. O jeigu tu sakai, kad... Išliko sakinys. Jo, grinai, kur Abdulbadis jungi ir... Now press this, press out. Gerai bus. Ir kur išjungi, kur dar nežiai, nedažiai iki galo išjungi, jau kažką vėl rašai. Niekas neveikia, vėl atsisijungia. Kai čia blogai. Taip. Tai vat, nežinau, labai noriu treniruoti, kažkam padėti. Labai norėčiau pradėti kaip Dainius mane įmė taip į keliones, pasimti kažkokį juniorą vežti. Bet supranti, treniruoti čia yra labai perspektyvu, nes daug, bet pavyzdžiui, pamato, ne? Ir tada tu ieškai būrelių, kaip Raugis pasakoja. Kad tipo, pamatai ir tada tu žiūri, dviračių būrelis, dviračių treniruotės, Google. Nėra. Ir nėra. Nėra. Yra arba plentas, arba XC. Taip. Viskas. Taip. O tokio ekstremalesnio enduro downhillo, nėra. Ir jeigu tu paprominum, tai tu tikrai susirastum didelę auditoriją. Tai va, man su promo, aš taip nemoku nieko reklamuoti. Tai va. Aš toks nereklaminis veidas. Kodėl? Užvažiuokit. Atvykit. Bus smagu. Dabar filmuosim. Galėsim mest, kaip tu tą darai Jonavos tipo tą video promo. Ten taip sunkiai. Jo. Atvažiuokit. Jau, žinai, žiūrėkit čia pašersim. Westside. Sportas, pavyzdžiui, profesionaliai, kad sportuotum, tu turi viską paaukoti. Čia, Čia, pavyzdžiui, irgi mano problema Lietuvoje, nieks neįsivaizduoja, ką reiškia būti. Kaip čia, žinai, kiti žiūri, ką aš eiktų ir aš galėčiau taip žaisti.
Tu galėtum taip žaisti. Tu galėtum taip žaisti. Tu įsivaizduoji, pro ką turi praeit, kur, tipo, ir visi tą patį. Kiti man irgi sako, aš irgi taip galėčiau raidinti, ir aš toksai, galėtum, pažiūrėtum, ties kur mestum jau. Ties pirmų lūžių ar ties ko būtų, kur, tipo, sakytum, na, tikrai ne. Nes tiesiog labai daug laiko užima, labai daug finansų užima, labai visko. Jeigu negeri, tai sportuoji. Yra irgi tas dalykas, mano sportas, tau turi tai patikti. Ir turi kabinti. Nu, pavyzdžiui, gerai, aš mėginau ir su krosinis važiuoti. Na, aš nejaučiu to kaifo. Man nėra to, kad va čia, bet man smagu. Pavyzdžiui, į skits parką galiu sudurti nuvažiuoti. Nu, man jokio neteikio kaifo. Tipo, visiškai, aš ten galiu mokintis, ten tos vaneičius, ten barstint, man jokio kaifo nėra. Man tokia monotonija ir man taip neįdomu, kaip ir su krosu, man, tipo, jo, fainai čia duodi gazą, bet man neįdomu. Nu, man... Turi savo atrasti. Jo, tarsi man dviračiai yra tiesiog, tipo, mano tėtis, pavyzdžiui, man nesu keturačiais, o jam tikrai patiko, bet, pavyzdžiui, dabar baigia ir jis tiek negali nuo mašinom, visą gyvenimą mašinas, bet jis yra žmogus, kuris turi kėbulę sėdėti, su 4 ratais, jam yra, va, ten, va, tai yra didžiausias kaifas jam, bet jam irgi kaifas. Važiavam su lievom padangom, nu čia gaidysi, nu tai čia nesąmonė važiuot. Turi pirkti rokitus belio kokio brangumo už 100 eurų ir tada nori važiuoti, bet tada jam yra, tada jis, tai aš irgi tas pat, pavyzdžiui, aš su DH nebegaliu lėtai važinėti, man neįdomu važiuoti. Pavyzdžiui, kai tai klausia, dažnai važinėjai, nevažinėjai, nes man nebeįdomu važinėti. Tai čia irgi skaitau knygą, tipo, ten bla ir irgi parašyta, tipo, ko skiriasi profesionalai, sportininkai nuo neprofesionalų. Kad kai pasidaro nuobodu, profesionalas nenustoja to daryti, o tas, kas nėra profesionalus, pats geriausias atletas, jis nustoja to daryti, nes jam nebeįdomu. O profesionalas, kad ir kaip neįdomu, kad ir kaip boring, kad ir kaip ten blogai, tai vis tiek full on tipo dirbs ant to. Tai va čia irgi yra, dėl ko į salę daug kas neina, nes tai yra žiauriai sunku. Į salę prisivers nueit, tai yra kažkas wow. Kai va, sofa su pulteliu. Bazarą įsijungi. Jo, bazarą įsijungi podcastą, klajumų podcastą įsijungi. Čipsiukai, čia čipsiukai. Jo, ir viskas, tarsi čia yra lengva. Tai aš, pavyzdžiui, irgi dabar nesportau, tipo salėje, sportuoju namie. Tai mataigi, man būna sunku, eisiu sportuoti. Ir dar pusę valandos nieko neveikta, po to susiėmė. Tai važiuoju gerai pasiėmiau tipo stendą vahų, tai pasiėmęs dviratį, tai bent atsisėdėm tą dviračią mint ir tada jau kai pradedi mint, jau realiai treniruotė pati automatiškai. Čia yra pats blogiausias dalykas nueiti iki salės. Man vis laik būna. Tai pasportuoti nebus sunku, bet eik tu savo iki salės 10 minučių kelio. Kaip tingait, geriau neinu tada. Tai va, žodžiu, galim padaryti išvadas. Mano klausant tavo išvadų. Santrauką padaryti. Mikrofoną arčiau, dabar gali taip visiškai žiūrėdamas į akis. Visi sportininkai prašyčiau užsiregistruoti į sporto salę, susirasti trenerį ir pradėti sportuoti. Čia tiesiog, jeigu norite investuoti pinigus, eikite į sporto salę. Dar važiuokite varžybas. Jo, šiaip varžybos, jeigu nori tikrai sportuoti, tai pirmas dalykas turėti salę. Čia yra mažiausia investicija šiaip, sporto salė, tu jausi iškart skirtumą. Ir kitas dalykas, tai yra važiuoti varžybas. Jeigu nori taupyti pinigus, tai nevaryk į kalnus važinėti, varyk tik į varžybas važinėti. Nes aš taip ir dariau. Aš 2019 kalnuose neįsikio šiaip su nevažinėjau. Tiesiog tai pirmoji kelionė važinėjau, nes tarp varžybų laukiam. Realiai vis laik tik varžybose važinėjau. Tiesiog mano per visą sezoną ten per 9 varžybas, jeigu taip tik dienas varžybą suskaičiavus, tai 9 x 3, tai iš viso važinėjau 27 dienas per visus metus. Tada išėjau važinėjau ir viskas. Taip, tai žiauriai yra mažai dienų važinėjimo ir tu važinėjai ne visą dieną. O ten per treniruotę tik dienas po 6 valandas raidinį, tai jau kvalifų dieną 2 valandas, o per finalų dieną 1,5 valandos ir renas. Tai suskaičiuoji, ten 6 valandų nieko nėra kingo. Tai jeigu tu su tiek valandų važinėjimo taip gerai važiuoji, tai jeigu tu važinėtum kasdien. Manau, būtų įmanoma, bet aš nenoriu to. Aš tiesiog noriu būti ir mokėti gerai važiuoti ir būti po įsilavinęs, toks. Daugiau visko mokėti, žinot. Tai va. Nu gerai, ačiū labai. Gerai. Nėra už ką. Nėra už ką. Ačiū labai už dalyvavimą šiam mūsų podcast'e. Jis dabar jam gėda pasidarė, dabar jau toks, kur... Ačiū labai, man patiko šnekėti su tavim. Tai viskas, nu. Gal pasikviesi dar kartą? Jeigu daugiau tavo tiekėjų atsiras, tai pasikviesi tą, ne? Tai jeigu turi ką pašnekėti. Aš? Aš? Tai ir aš, pavyzdžiui, siūlyčiau jums podcast'ą daryti, susirinkti po varžybas aptarinėti. Kaip daro kiti. Tai taip, mes turime.
Kokios Jonavos, tai po Lenkijos iš karto. Po Lenkijos. Varom visi Lenkiją ir aptarsim. Viskas tada, nu. Ciao. Čiau. Ir dabar tiesiog stovėsim. Čiau, iki ant kameros. Ciao, iki. Vape Nation. Vape Nation.